Ištaškyta. I mean, it was really the end of the Soviet KGB days, you Čia buvo know. maždaug KGB paskutinės dienos, jau ta Yes. kryptis Sovietų sąjungos. We had to be very careful. Ir mes turėjom būti labai atsargus. And programs we had in the forest, Ir programas vykdydavome miškuose, so they couldn't spy so easily on us. kad šnepai negalėtų taip lengvai mūsų susekti. So anyway, while I was sitting here contemplating what will I say, all these memories came up. Na ir čia besėdint, bemastant, kągi aš pasakysiu, visi šie atsiminimai išplaukė. Yes. So, yeah. And in that year, they were already starting with the construction of Kaunas Temple. Ir tais metais jau buvo prasidėjusios Kauno šventyklos statybos. Atvyko They dievybės. came later, not 89. They came maybe end or something. Yeah. 89 pabaigoje atvyko dievybės. But deities were not there yet. Bet tuo metu dar nebuvo. And the temple just had the foundations. Tuo metu turėjom tik šventyklos pamatus. And yeah, maybe something a little more than that. But we were putting some plastic foil on the ground, and we had programs there, prasadam, everything, on the construction side. Gal buvo kiek daugiau nei pamatai, bet mes pasitiesdom tą plastikinę plėvelę ir didžiausias programas ten vykdom, didžiausias šventes, festivalius. Anyway, these were very adventurous times and pioneer spirit. Tai buvo labai kupini nuotykių, pionieriški metai. And I always fondly remember them. Ir aš nuolat juos džiugiai prisimenu. So, and in all these years I have been coming back occasionally, but not as much as I would like. Tai nuo to laikotarpio aš reguliariai atvykdavau, bet ne tiek dažnai, kiek norėčiau. But yeah, definitely the Baltics. You know, these days I'm really traveling all over the world. Baltics is pretty fired up. Ir žinot, aš keliauju šiaip po visą pasaulį jau šiuo metu, bet Pabaltijs tikrai yra toks užsivedęs, liepsnojantis. So many nice and serious devotees are here, you know. Tiek daug nuostabių ir nuoširdžių atsidavusių čia turit. And this may also be connected with the standard of life. Ir taip pat mes... sorry, Mataji, could you repeat? This could also, the fact that here it is so enthusiastic could be connected with the standard of life. Aha. Ir tas entuziazmas pakilęs šioje vietoje, tai gali būti susijęs su tuo, kad gyvenimo standartas pakilo. Because the higher the standard of life, proportionally there is not so much interest in Krishna consciousness. Na, aišku, kuo labiau kyla gyvenimo standartas, tuo labiau susidomėjimas Krishna sąmonė krenta, smunka. Yeah, so in the Baltics is just in between. Na, Pabaltijs yra kažkur tarp vidury. Yes, it offers enough, you know, facilities to nicely keep body and soul together. Na, žinot, jūs turit pakankamai geras sąlygas išlaikyti kūną ir sielą kartu. Yes, but the whole trend for materialistic sense gratification is still a little cooled down, I would say. Tačiau tos galimybės tenkinti savo materialius poreikius, malonumus kažkokius, tai yra pakankamai dar toks atvėsęs, sakykime. Definitely compared to the US. Tikrai palyginus su Jungtinėm valstijom. Yeah, whenever I go to the US, it's like a culture shock for me. Kai nuvykstu į Jungtinės valstijas, tai atrodo, man tiesiog aš kultūrinę šoką patiriu. And I'm always glad to come back to Eastern Europe. Ir aš labai džiaugiuosi galėdama vėl grįžti į Rytų Europą. So now my topic, the gift, the matchless gift that Prabhupada gave us. Na tai dabar ta tema, neįkainomas Šilas Prabhupados dovanas, kurias jis mums suteikė. It's the topic of meeting death with joy. Aš imsiu tą aspektą, kaip pasitikti mirtį su džiaugsmu. Because I dare say this is truly Prabhupada's gift. Nes iš tiesų galiu drąsiai pasakyti, kad tai yra tikra Šilas Prabhupados dovana. That we actually can meet death with joy. Kad galime pasitikti mirtį su džiaugsmu. Devotee, non-devotee, they have very different approaches to death. Atsidavę ir neatsidavę labai skirtingai mato mirtį. For non-devotee, it's the most horrifying and unwanted moment. Neatsidavusiems tai yra baisiausias ir mažiausiai laukiama akimirka. But a devotee, depending on how much we
are preparing for this final test, Tačiau atsidavus jam priklausomai nuo to, kiek mes ruošiame šiam paskutiniam išbandymui, it can be seen as the most glorious moment when we can finally get on the plane back home, back to Godhead. akivaizdu, kad tai gali būti pati šlovingiausia akimirka, kai mes galime lipti į tą lėktuvą ir keliauti tiesiai namo atgal pas Dievą. And I'm also very excited to show you my new book. Ir aš labai džiaugiuosi galėdama parodyti, vėl pristatyti jums savo naują knygą. The Vanaprastha Ashram and subtitle Meeting Death with Joy. Vanaprastha Ashramas ir potekste parašyta, kad pasitikime mirtį su džiaugsmu. Yes. So I will basically take a few snippets from the whole topic which I discuss in all detail in this book. Tai paimsiu vos kelias ištraukėlės iš tos visos knygos, kurio ten patikiu viską labai išsamei tą temą. Death has always been a very fascinating and intriguing topic for me. Mirtis visuomet man buvo labai nuostabus ir intriguojantis objektas. So I will touch upon all kinds of subtle aspects, what actually happens at that moment. Tai aš prisiliesiu prie labai subtilių aspektų, kas vyksta tą akimirką. Yeah, there's a few interesting things to discover. Tai tikrai yra labai įdomių dalykų, kuriuos galime atrasti. And the more we confront ourselves with this topic, the more we actually lose our fear of death. Kuo labiau susidursime su šia tema, tuo mažiau baimės turėsime. Fear is always a sign of ignorance. Baimė visuomet yra neišmanimo požymis. Yeah. And then I would like to also touch upon how to prepare, of course, for death. Tai žinoma, norėsiu prisiliesti prie tos temos, kaip ruoštis pasitikti mirtį. And there we will talk a bit more rather than just remembering Krishna and chanting the holy name. Mes tikrai kalbėsime daugiau ne vien apie Krišnos atsiminimą ir kartojimą šventų vardų. I think that we have heard many times. Manau, tai jau girdėjom daug kartų. But also there is a few very interesting and important details. Bet ten yra dar labai įdomių ir išskirtinių detalių. And then I would like to also, I hope I will have time, I will also like to touch upon how to accompany others in this final journey. Ir labai tikiuosi, kad man užteks laiko pakalbėti apie tai, kaip kitiems padėti šioje galutinėje kelionėje. Yes, because this is a very important service. Nes tai yra labai svarbi tarnystė. What is the use of all our preaching if we can't give people that supportive association in this last 2-3 weeks? Kokia nauda iš viso, kokia vertė mūsų viso pamokslavimo, jeigu mes nesugebam per paskutinės 2-3 žmogaus gyvenimo savaitės suteikti jam šios tarnystės? Yes, I have had the opportunity to accompany quite a few personalities in this final journey of last 1 or 2 weeks. Ir man teko tikrai pakankamai progų palydėti asmenybės paskutinės šias 2-3 savaitės paskutinę gyvenimo kelionį. Also my own parents. Taip pat mano pačios tėvai. I managed to catch the right moment, parked all my preaching, cancelled all my tickets, flew back to Germany. Sugebėjau griebti tą progą, užsisakyti bilietus, grįžti į Vokietiją. And I kept them at home. Aš juos laikiau namuose. And I helped them focus. Ir padėjau susitelkti. And both of them had an amazing departure. Ir abu jie labai nuostabiai iškeliavo. Yes, all these things I'm sharing in the book also. Visomis šiomis temomis dalinuosi knygoje. So all our life we need good association. Tai visą mūsų gyvenimą mums reikalingas kokybiškas bendravimas. And especially in this last phase. Bet ypatingai šiame paskutinėme etape. And it can be a very sweet service. Tai gali būti labai miela tarnystė. Because death, everything becomes unimportant. All externals become unimportant. Kadangi mirties akimirka visi išoriniai dalykai tampa absoliučiai nereikšmingi. And we can really connect from soul to soul. Ir mes galime susijungti sielą su siela. Yes, very special and sweet time. Labai ypatingas ir mielas laikas. And I hope
my Bhagavatam slot actually matches a little with the topic of Vanapasta ashram. Na ir aš labai tikiuosi, kad mano tas Bhagavatam skirtas paskaitos laikas bus posmas būtent susijęs su to Vanaprastha ašramu. Yes, so I'm hoping I can get across a few little aspects of that. Tikiuosi, kad galėsiu susijęti su savo paskaitomis būtent kelis aspektus. And of course, I have a few copies with me. Na ir aišku, turiu kelias knygų kopijas. So I hope you will come and get it. Tikiuosi ateisite ir įsigysite. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada ki. Ačiū Jums labai. Samavita Bhaktivinoda ki. Gaura Premanandi. Thank you, Mahavadeka. Hare Krishna. And Navinandi Radha Prabhu, just few thoughts about your seminar. Hare Krishna. What do you tell people who already know everything? Ką jūs sakote žmonėms, kurie jau viską žino? Hare Krishna. Hare. Nothing more needs to be said. Ir daugiau nieko nebereikia pasakyti. Om Gyanati Brandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitamina Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Inamura Gopkumar, who told that Brahman, personal testimony is the most compelling form of evidence. Taigi, We know Shastra Praman is the highest, but personal testimony is the most compelling. Gopakumaro nuotaikos dvasia iš Brihad Bhagavatamritos, kai jisai kalbėjo su Brahmanu iš Madhuros, jisai pasakė, kad asmeninis paliudijimas yra pati geriausia įrodymo forma. We're looking for transformation. Mes ieškom transformacijos. I'm looking for transformation in my heart. Aš ieškau pokyčio savo širdį. I don't know about you. You looking for transformation? Kas iš jūsų ieškot pokyčio širdį? Or you already bought the t-shirt. You already got the... Ar jūs jau nusipirkote marškinėlių su to ženklu? Information without application does not lead to realization. And without realization, there's no transformation. Ir information without Application informacija be pritaikymo does neveda not prie lead to realization. realizacijos. And without realization, there's no O be transformation. patirties nėra jokio pokyčio, transformacijos. Nowadays, there's so much information. We got so much data. Ir šiais laikais yra tiek daug informacijos, tiek daug duomenų. Very little wisdom. Labai mažai išminties. Very little realization. Labai mažai patirties. Very little transformation. Labai mažai pokyčių. Srila Prabhupada once mentioned that I have one disease. I cannot think small. I can only think big. Prabhupada sakė, aš sergu tokia liga, kad aš negaliu galvoti mažyčiais mastais, aš galiu galvoti tik tai dideliais mastais. He said, I would like to spread Krishna consciousness everywhere Aš at once. norėčiau paskleisti Krišną sąmonę visur ir iš karto. The topic of my small presentation will be how to find our mission in the vision of Srila Prabhupada. Taigi, mano mažytės temos pavadinimas yra kaip atrasti savo misiją Prabhupados vizijoje. I came here to Lithuania only once. It was 30 years ago. Aš buvau Lietuvoje vieną kartą prieš 30 metų. And I briefly visited Kaunas and Vilnius back in the days when Sanatana Dharma was still the man. Taigi, aš atsimenu, kad aš buvau Vilniuje ir Kaune būtent dar tais laikais, kai Sanatana Dharma buvo If you tas don't know who žmogus. he is, Jeigu jūs nežinot, kas jis toks, many Brahmas ago. jisai buvo prieš, jeigu kas nepažįstat jo, jis buvo prieš daug Brahmos gyvenimo. Our movement is transitioning, Mūsų judėjimas jisai keičiasi. and we're very happy to see all the young families, all the kids, and also all the wise old men and all the grandmothers. Mes labai džiaugiamės matydami šitos mažus vaikus, jaunas šeimas ir taip pat tos išmintingus And all the Brahmanas courageous householders. ir tuos visus drąsius šeimos žmonės. So formerly it was entirely temple-based. O anksčiau viskas buvo grindžiama šventykla. How many of you live in a temple? Kas iš jūsų gyvena šventykloje? Gyvenate dabar šventykloje. It's about Ah. 4 or 5. Yeah. Galbūt 4-5 žmonės gyvena šventykloje. The 1%. 1%. So, how do we experience that mood of intensity, of sharing Prabhupada's message? Kaip mes galime patirti šitą Prabhupados žinios nuotaiką, tą intensyvumą, tą nuotaiką?
My seminar was supposed to start 5 minutes ago. Mano seminaras turėjo prasidėti prieš 5 minutės. Now, I'm just transitioning from South America to Mayapur, so I just happen to be in the area here. Taigi, aš tiesiog tranzituoju iš Pietų Amerikos į Majapurą ir taip nutiko, kad aš atsidūriau šitoje vietoje. My personal reason why I came here? Ir mano asmeninė priežastis, kodėl čia atvykau, Pure nostalgia. tai yra tyra nostalgija. You know nostalgia? Žinot, kas yra nostalgija? Yeah. I came here to see a few old friends Aš atvykau čia pamatyti savo kelius draugus and to see what happened the last 30 years. ir pasižiūrėti, kas čia nutiko per paskutinius 30 metų. I'm very happy already. Labai laimingas jau iš karto. So I could leave. I could just Taigi, move on. aš galėčiau jau iš toliau važiuoti. I was in Ann Arbor, Michigan. Ann Arbor, Michigan. Aha, aš buvau Mičigane. Biggest art fair of the country. Thousands of artists, hundreds of thousands of people who come to see art. Ten buvo meno paroda, didžiausia paroda Šiaurės Amerikoje, tūkstančiai menininkų susirinko. I did not deal with the visitors, with the customers. I only dealt with the artists. Aš neturėjau jokių santykių su žmonėmis, aš turėjau santykius tik tai su pačiais menininkais. I went artist to artist and I said, thank you for being here, for translating your wisdom, your realization through art for the public. Ir aš sakiau, kiekvienam iš jų, eidamas prie jų, kad ačiū tau už tavo viziją, už tavo tą sugebėjimą pateikti meną paprastiems žmonėms. And then I handed them some books. Aš jiems daviau knygą. One lady, she got very emotional. Ir viena moteris labai susijaudino. She said, I'm from Lithuania. Jis sako, aš iš Lietuvos. I had many very existential problems, existential questions that I was struggling with. Aš turiu labai daug egzistencinių klausimų, tokių problemų, su kuriamis aš dabar grumiuosi. But then as a young teenager, I found Bhagavad Gita. Bet kai aš buvau jaunas paauglys, aš susidūriau su Bhagavad And it Gita. answered all my questions. Ir jie atsakė visus mano klausimus. But then when we were 16, my parents said, we're going to migrate to the US. So I had to leave behind my friends, my school, my art, everything. Ir kai man buvo 16 metų, tėvai pasakė, kad mes turime emigruoti į Ameriką ir aš turėjau palikti viską, savo draugus, savo mokyklą, viską. And start with nothing. Ir pradėti nuo nieko. And now, 35 years later, I'm an accomplished artist. O dabar po 35 metų aš jau esu daug pasiekusi menininkė. And you come and bring me the same book. Ir tu dabar atėjai ir atnešei man tą pačią knygą. And she almost teared up and started crying. Ir praktiškai pradėjo verkti. She was so grateful. Jinai buvo tokia dėkinga. I would like each and every one of us to have this experience. Aš norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų turėtume tokią patirtį. Because it's one thing to appreciate kirtan, to appreciate the holy name, to appreciate the deities. Nes yra vienas dalykas įvertinti kirtaną, harinamas ir dievybės. But when you see a brand new person Bet kai jūs matot visiškai naują žmogų, just breaking out in real attraction, real taste, real appreciation, kuriam pratrūko tas tikrasis potraukis, tikrasis dėkingumas, tikrasis skonis, it makes your day, it makes your year, it Taip. makes your life. tai padaro jūsų dieną, padaro jūsų metus ir jūsų visą gyvenimą sukuria. Okay, this is the bonus story because he said I should be short. Taigi čia dar viena bonus istorija, nes man sakė, kad būti trumpam. In Sheboygan, on a Walmart parking lot, if you don't know Walmart, don't worry, it's okay. You'll be fine. On a parking lot of a big supermarket, Michigan? Michigan, yeah, just next to Mackinac Bridge, like way up north, almost Canada. Tai praktiškai prie Kanados, Mičigane yra didelė Walmarto parduotuvė I was distributing books on the parking lot. ir aš platinau knygas mašino aikštelėje. And one father with his son, they just got out of the car. Ir vienas tėvas su savo sūnum išlipo iš automobilio And the man looked at me ir vyras pažiūrėjo, and he looked at the books pažiūrėjo knygas. and he said, Prabhupada is my favorite author. Ir Prabhupada, mano mėgstamas autorius. And his son was looking at him, was going, Daddy, what? O jo Who? sūnus žiūrėjo, tėti, kas? So he had a little explaining to do Ir to tada his jis son. turėjo paaiškinti truputį savo sūnui. You ever seen when new people start to preach? Ar jūs esat matę, kaip nauji žmonės pamokslauja? It's funny, right? Labai linksma, It's ar ne? endearing, it's very attractive Iš because tikrųjų they have labai to find patrauklu. their own words how Nes- to describe their attraction. Nes jie turi prašyti, surasti savo žodžius, kaip paprašyti savo potraukį. So they took books, Jie they, paėmė knygas, they took Japamala, paėmė Džapamalą, Prabhupada's movie, Prabhupados they took whatever I filmą, gave them. viską, ką daviau jiems. Lithuania has been known as a very fertile ground.
What? Fertile. Lietuva buvo žinoma kaip labai derlinga žemė. What's the biggest export product of Lithuania? Ir koks didžiausias eksporto produktas iš Lietuvos? Huh? Milk, amber, what else? Huh? Intelligent people. Tai yra protingi žmonės, jo. Intelligent people. I've met Lithuanians all over the world. Aš sutinku lietuvių visame pasaulyje. They're not only smart, they're tenacious. Ir jie ne tik tai, kad yra labai smarkus, bet jie yra... You know tenacious? No. Tokie užsispyrę. We're gonna do this, Mes padarysim. no matter what. Nesvarbu kas. You know that? Žinot tai, So you got it in you. jūs turit tą pas save. We just have to inspire and, you Ir know. mums reikia truputį tik tai įkvėpti juos. And historically, there have been thinkers. They didn't go always with the mainstream. They had a few of their own ideas and Taigi- did a few things in their own way. So I Yes. appreciate that. Taigi ir istoriškai jie taip pat buvo tokie gilus mąstytojai, jie nedarydavo visą kaip visi daro, jie darydavo savo būdu. I think Lithuania has still got a lot to offer to the world Ir and man- to ISKCON. Ir aš manau, kad Lietuva taip pat turi, vis dar turi ką pasiūlyti pasauliui ir iskonui. So I'm just going to share a couple of stories in my talks, Taigi aš savo pokalbiuose pasidalinsiu keletą istorijų and then we see where it goes. ir tada mes tiesiog pažiūrėsim, kur viskas pakryps. I'm very happy to see all of you, Labai laimingas jūs matydamas and I feel humbled and very grateful. ir jaučiuosi labai nuolankus ir dėkingas. And we'll see what happens in the next few days. Pamatysim, kas vyks kitas We'll hear dienas. about Prabhupada, about Prabhupada's vision, about Prabhupada's mission, about his deep ecstasies, his deep realizations. Mes klausysimės apie Prabhupadą, Prabhupados viziją, Prabhupados misiją, Prabhupados gilias tas realizacijas, patirtis, jausmus. And we get time to chant and dance together. Ir mes turėsime laiko giedoti kartu, šokti. Tapan Mishra was an educated Brahmin, but he didn't know the goal of life nor the means how to attain it. Taigi, Tapan Mišra buvo labai išsilavinęs brahmanas, bet jis nežinojo gyvenimo tikslo ir nežinojo priemonių, būdų, kaip jį Bhaktisiddhanta pasiekti. Saraswati Thakur explains that because he was not doing Sankirtan, he was not engaging in the complete chanting in association with others and sharing of the holy name. That's why he did not know the goal Ir or how to attain it. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuras sako, kad kadangi Tapana Mišra, jisai neužsiėmė pilnu kirtanu arba tikru kirtanu kartu In a su similar kitais spirit- atsidavusiais, todėl jisai negalėjo patirti to gyvenimo tikslo. And this ir is my būdo jį last pasiekti. point. Ir čia yra mano paskutinis In a momentas. similar spirit, in the last paragraph of Prabhupada's purport to 1010 Bhagavad Gita, Tesham Satata Yuktanam, Srila Prabhupada says, Ir Bhagavad Gita 10 skyriaus 10 posme, Tešam Satata Yuktanam, komentaro paskutinėje pastraipoje, Prabhupada sako, you may be in a spiritual organization, jūs galite priklausyti dvasiniai you may have a organizacijai, guru, galite turėti gurų, but you still don't know how to achieve the goal. bet jūs galite ir vis dar nežinoti, kaip pasiekti tikslą. Who is he talking about? Apie ką jisai kalba? About the guy who's playing music back there, or Ar ten apie tos vaikinus, kurie ten groja muziką? about her, about him? Apie ją, apie jį? No, he's talking about me. Ne, jis kalba apie mane. But then he says, and this is the punchline, Ir tada jisai sako, ir tai yra svarbiausias momentas. but if you do whatever you do with love Bet jeigu, for Krishna, bet jeigu darysite tai, ką darot su meilė Krišnai, then Krishna will give you the intelligence by which you can come back to him. Krišna duos jums intelektą, kurio pagalbais ateisit pas jį. I like that purport a lot. Man labai patinka šitas komentaras. Gives me confidence. Duoda man tokio pasitikėjimo. Thank you for being who you are and doing what you do. Ačiū, kad esate tokie, kas esat ir darote tai, ką darot. Hare Krishna. And please do let me know where my seminar will be, because I'm supposed to have started already. You want that mic again? You sure? How many years have you been distributing books? Kiek metų jūs jau platinat knygas? Just a few. Tik kelis metus. Aš bandau. You're not going to answer. Since 1984. Nuo 41 years. 84 metų. 40 su viršų metų. 41 metus. Thank you. Ačiū. Thank you, Navina Nirada Prabhu. Hare Krishna. I remember you too. So don't try to hide, okay? Okay. Who you are and we
Okay. So we thank our senior devotees, our preachers, for their introduction, for their seminars, with loudly chanting, Hari! 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 Okay, this is end of introductory section. Čia buvo įvadinės dalies pabaiga. And now we move to the class by Navina Nirada Prabhu. Ir dabar prasidės Navina Niradas Prabhu paskaita. Because it was planned in the morning, but due to the Vyasa Puja festival of Bhakti Chaitanya Maharaja, we switched to this evening. So it was a little bit change Jo in the paskaita program. turėjo būti šiandieną ryte, bet dėl Bhakti Chaitanya Swami Maharaja Vyasa Pujas reikėjo pakeisti tvarkaraštį. So we can put Vyasa-san maybe on the stage. No need? It's okay? It's okay. So if you need to go have a swim or, talk to your friend or something, feel free. Otherwise, we're just going to continue here. This is the... Ja, jeigu jums reikia eiti paplaukyti ežere, ar pakalbėti su draugais, ar šiaip kažkokie reikalai, gali tikrai laisvai eiti, o kitokiu atveju mes šitą tęsim toliau. Hare Krishna. So we'll just keep going. And if you have nothing better to do, feel free to stick around. Oh, you got monitor. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please speak in shorter sentences. Yes, thank you for your patience. So we want to make this... Please, excuse me. Перевод на русский язык будет там, Симхабата переводит. Там, здесь, направо от меня. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Well, thanks for sticking around. I feel better already. Ačiū, kad pasilikote čia, aš jau geriau jaučiuosi. I always feel inadequate and humbled and a little shy when I see the enthusiasm and the determination of all of you. Aš visą laiką jaučiuosi truputį toksai menkesnis ir labai toks dėkingas, kai matau kitų atsidavusių entuziazmą. So, one time I was distributing books in San Francisco. Kartą platinau knygą San Franciske. And one man told me, "Oh, I know this person." He pointed to Prabhupada's picture. Ir vienas žmogus man parodė Prabhupados paveikslėlį, sako, aš žinau šitą žmogų. He said, "I met him." Aš buvau jį sutikęs. And I said, most likely not, because he passed away in 77, so you probably mistake him for somebody else. Ir aš pasakiau, kad ne, turbūt greičiausiai čia ne jis, sumaišėt, jisai paliko pasaulį 77 metais. He said, no, I was there. I'm from the Lower East Side. I'm from New York. Jisai sako, ne, aš buvau tenai, aš iš žemutinio New York East Side'o. He said, when I walked into that curiosity shop, Matchless Gift, they said, yeah, the Swami's upstairs. Just go right up to his apartment. Ir kai aš nuėjau į šitą smalsių dalykų parduotuvę, Matchless Gift, man pasakė, eikite į viršų, ten antram aukšte yra Prabhupada. So he said, I walked into his room, and he was sitting at a very low desk. Ir jisai sako, aš nuėjau į jo kambarį, jis sėdėjo prie labai žemo staliuko. And I sat down. Aš atsisėdau. And he was doing something. Jisai kažką darė. And he said it was perfect. Ir jisai pasakė, jisai buvo tobulas. He didn't say anything. Jis nieko nepasakė. And I didn't say Ir aš nieko anything. nepasakiau. Because he knew that I knew that he knew. Kadangi jis žinojo, kad aš žinau, ką jisai žino. Do you get it? Supratot? No? Ne. Okay, you never been... You ever met any hippies? Jis kada nors sutikot hippius? Did they have hippies here? Ar čia buvo hippių? So, kind of. Okay. So, and he said, after 40 minutes,
some person came and gave me some fruit, and I walked out. Ir jisai sako, po 40 minučių atėjo kažkoks tai žmogus, davė man truputį vaisių ir aš išėjau. And he said it was perfect. Ir jisai pasakė, jisai buvo tobulas. Because he knew that I knew that he knew. Nes jisai žinojo, kad aš žinau, kad jisai žino. He had to wait for 50 years Jisai turėjo laukti 50 metų before he could hear Prabhupada. prieš išgirsdamas Prabhupadą. I gave him a chant and be happy, and he very much like a true hippie handed over $1 ceremoniously. Taigi, aš jam daviau knygutę, kartok ir būk laimingas, ir jis kaip tikras hipis davė man $1 taip ceremoningai. So yes, he was there, Taip, jis buvo ten, but because he was not ready to hear, bet kadangi nebuvo pasiruošęs he klausytis, had to wait 50 years before he could hear Yeah. Prabhupada speak. ir jam reikėjo 50 metų, kol jisai galėjo išgirsti, ką Prabhupada sako. Now we're here physically, O mes čia esam fiziškai. but where's my mind? O kur mano protas, Where's my kur mano consciousness? sąmonė, Where are my aspirations? kur mano siekiai. Are we here, Ar mes čia, or are we everywhere ar mes but here? visur išskyrus čia. Have you ever been distracted? Jūs kada nors buvote atitraukę savo dėmesį kažkur, nukrypęs Have you dėmesį? ever not been Ar distracted? kada nors dėmesys nebuvo nukrypęs? Thank you for your honesty. Ačiū už jūsų nuoširdumą. Huh? So, conscious attention Taigi sąmoningas dėmesys is another definition for love. yra kitas meilės apibrėžimas. The kids don't want more money and more toys. Ir vaikams nereikia daugiau pinigų arba žaislų. They want conscious attention. They Yeah, want no, quality time with Jie their nori parents. sąmoningo dėmesio arba kokybiško laiko su savo tėvais. Hey, let's see if this works. Yeah. Technology, you know. Jo technologija. We're not against it. We just have to learn how to use it. Mes ne prieš technologiją, mes tiesiog turim išmokti ją naudoti. I was in Aarhus, not too far from here. You know where Aarhus is? Denmark? Aš buvau Aarhuse, Danijoje, gal žinot, kur čia yra. At the train station, I met one lady. Ir traukinių stoty sutikau vieną moterį. When I showed her the book, she almost fell off the bike. Aš parodžiau jai knygas ir jinai praktiškai nukrito nuo dviračio. You know, bicycles? Žinot, dviračius. Huh? So she said, this man, I know this man. Jinai sako, aš žinau šitą žmogų. Again, so many people say so many things. Ir vėl tiek daug žmonių sako, I say, tiek give daug me some dalykų. proof, you know. Aš sakau, duokit įrodymus. She said, I'm from Hollywood, Jinai sako, aš iš Holivudo. which is a neighborhood just above Los Angeles, just on the outskirts. Holivudas yra šalia Los Andželo, už miesto. She said, when I was 16 years old, Kai man buvo 16 metų, jis me and sako, my best friend, aš ir mano geriausia we draugė, heard that the Swami is in LA. He's in Culver City. girdėjome, kad Svamis yra Los Andželė, jis yra Culver City. So on our bicycle, we drove down there. Irgi mes su dviračiais nuvažiavom ten. And as he was stepping out of the big limousine, Ir kai jis išlipo iš didelio limuzino, we were throwing flower petals on the road. mes metėme ant kelio žiedlapius. And then he was walking over them Ir tada jis ėjo per tos žiedlapius. and entered the temple. Ir įėjo į šventyklą. And after that, Ir po to building up, drum roll. jie važiavo su dviračiais. After that, Ir po to I went and I collected the flower petals that he walked on. aš nuėjau ir surinkau tos žiedlapius, ant kurių jis stovėjo, lipo. And then, like a little mischievous young girl, she said, and I kept them and I still have them today. Ir jinai tada sako, kaip tai išdykusi mergaitė, jinai sako, aš juos visus turėjau ir iki šiol turiu. And then she gave me a donation, she gave me boga, Jinai davė man paaukojimą, davė bhogas. she gave me fruits, vegetables, she wanted to give me her bicycle, she wanted to take me home. I said, no, it's okay, you've given me enough. Jinai davė man vaisių, davė gėlių, davė, netgi norėjo savo dviratį atiduoti. O aš sakau, ne, man užtenka visko. You've given me your Prabhupada moment. Jūs man davėte savo momentą su Prabhupada. What is your Prabhupada moment? Kokia jūsų akimirka su Prabhupada? Where did you meet Prabhupada? Kur jūs sutikote Prabhupada? I met him in my boarding school in the Swiss Alps Aš sutikau jį savo mokykloje Šveicarijos Alpėse, in 84. 84. I was in art school Aš buvau meno mokykloje and I was drawing a lama, a Buddhist lama. ir aš paišiau lamą, budistų lamą. And my friend, he was drawing Prabhupada, the picture inside the Bhagavad Gita. Ir mano draugas piešė Prabhupados paveikslėlį iš Bhagavad Gitos. And I asked him, what is this book? Ir aš paklausiau, kokia čia knyga? He said something very special, something very unique. Sako kažkas labai unikalaus, labai ypatingo.
He didn't want to talk much. Jis nenorėjo daug kalbėti. I said, can I have it? Aš paklausiau, ar galiu. He said, I can show it to you, but you can't have it. Sako, galiu tau parodyti, bet negaliu tau duoti. What happens when you tell a 15-year-old you can't have something? Kas nutinka, kai jūs pasakot 15 That's metų, exactly what happened. negali kažko tai gauti? Kas nutinka? Does anybody know how to stop this funny music that's playing right behind this wall here? Žinot, kaip galima sustabdyti tą muziką, kuri groja. Is there an tiesiai ice už cream nugaros? truck or Ar you ten hear yra that? kažkas? Girdit? Tokia muzikėlė groja. It's already playing for an hour. Jau visą valandą groja. Back here, right back here, Čia iš karto už nugaros. that side. So, we're here to deepen our appreciation. Mes esam čia, kad pagilintumėm savo dėkingumą. You want to get Nam Ruchi? Norite gauti namą rūčį? Who wants to get Nam Ruchi? Kas nori gauti namą I rūčį? knew you wanted to get Nam Ruchi. I knew that when I saw you walking around. I knew. Aš žinojau, kad This tu nori guy's gauti here. namą rūčį. He wants it. He wants it bad. Jo, šitas... I'll do vaikinas anything. šičia, aš I need to padarysiu get bet ką, this. man reikia gauti šitą namą rūčį. Right? Taip? Haribol. Ar Confirmed. patvirtintimas. So, but we can't get Nam Ruchi without Vaishnav Seva and Jiva Doya. Bet mes negalime gauti namą rūčį be Vaišnavos Sevos ir Dživa Dojo. You can't be a spiritual narcissist and think that I'm just going to put my elbows out and I'm just going to hit everything that gets in the way because I'm going to get Nam Ruchi. Ir jūs negalite būti tas dvasinis narcizas, kuris atkiš savo alkūnės ir praštiverš pro bet ką, kas jam trukdo. Can you hear this? Dar girdit muzikėlę? No? It's strange. Keista. No? Oh, now it starts again. Ir vėl prasidėjo. Okay, now I can go to sleep peacefully. Dabar You know, jau this gali- place is really weird. I couldn't fall asleep last night because it was too quiet. Taigi, suprantate, tokia keista vieta, aš negalėjau vakar užmirkti dėl to, kad per daug tylu. You know, if you're always in big, bad cities and all of a sudden you go to the countryside, can you hear that? Jeigu jūs, žinot, kai jūs Can you visą laiką hear it? gyvena didelė mieste ir nuvykstate į kaimo vietovę, kur nieko nėra, ar girdi šitą garsą? Is the tsunami coming or Ar čia jau tsunamis atėjo? what's going to happen? Kas dabar nutiks? It's so quiet. Labai tylu, taip tylu, kaip prieš tsunami. So now the music is playing again, I can continue talking. I Ir can dabar, feel jeigu muzika vėl comfortable. groja, aš galiu vėl Everything is kalbėti toliau. good. Nes viskas Next dabar time I jau- come to Lithuania, I say, where's the music? Where's the ice cream truck, you know? Ir kai aš atvyksiu kitą kartą į Lietuvą, aš sakysiu, kur čia ledų parduotuvė, kur ta muzikėlė. Without Jiva Doya, there is no Nam Ruchi. Ir be džyvadojus nėra namą rūčį. If we don't feel what Prabhupada felt when he stepped off the Jaladuta, Jeigu mes nejaučiam to, ką jautė Prabhupada išlipęs iš dželadutos laivo, then we missed the boat. mes tiesiog praleidome laivą. You know what it means to miss the boat? Žinot, ką reiškia pavėluoti į laivą. Do you ever miss a flight or a boat or a bus? Esat pavėlavę į Do laivą, you know how it looks lėktuvą, like when you traukinį, see it just leave kai jūs pamatot, kad tiesiog jau and išvažiavo, you're there? o jūs čia, Huh? You know that feeling? žinot tą jausmą. We don't want to miss the boat. Mes nenorime praleisti, pavėluoti į laivą. But if you want to feel what Prabhupada felt when he stepped off the Bet Jaladuta, jeigu mes norime suprasti, pajausti tai, ką jautė Prabhupada išlipęs iš dželadutos, then tada you have to go and hear Shruta Kirti Prabhu's class, jūs turite nueiti ir pasiklausyti Šrūto Kirti Prabhu paskaitas. and you have to go hear Ir turite ateiti about čia Prabhupada's prayers apie Prabhupadas maldas and his paklausyti meditation, ir jo meditacijas, because that's will inspire us kadangi tai įkvėps mus to also get into that mindset, to get into Pat- that mood. patekti į tą proto būseną. You want to know how Prabhupada distributed books? Žinot, kaip Prabhupada platino knygas? Do you want to know? Norit sužinoti? I'm going to tell you, even if you don't want to know, Aš papasakosiu net jeigu jūs ir nenorit sužinoti. because I'm not a nice Lithuanian, you know. Kadangi aš nesu tasai mandagus lietuvis. I'm Italian, Swiss, and German, and Californian. So, Aš you esu know, and italas, most of my teachers were šveicaras, from Chicago and kalifornietis New man- York, you know. So ir Čikagos, Kalifornijos įtakos. one time Prabhupada was doing a presentation, and then he was presenting his books. Kartą Prabhupada darė tokį pristatymą, jisai pristatinėjo savo knygas.
And one Indian man was severely objecting. Ir vienas indas labai prieštaravo. He's saying, why are you selling this? Kodėl jūs pardavinėjate tas knygas? Krishna was speaking this for free. Krishna sakė tai Why are you nemokamai. charging money? Kodėl jūs imat pinigus? Do you ever have people who argue like that? Ar esat girdėję, God kai is giving žmonės this for ginčiasi? free. Why are you Dievas davė tai asking for money? nemokamai. Kodėl jūs prašot pinigų? And Prabhupada, without, missing a beat, Ir Prabhupada neprarasdamas ritmą. he said, yes, Ja, taip. he spoke it for free. Jisai sakė nemokamai. Where did he speak it? O kur jisai sakė? The man said, Kurukshetra. Kurukšetrai sakė. Prabhupada said, yes. Prabhupada sako taip. So, Kurukshetra, Delhi, 50 rupee transport charge. Taigi, nuo Delio iki Kurukšetros 50 rūpijų. The man said, okay, I'll pay for transport. I don't pay for the book, but I pay for transport. Ir žmogus sako, gerai, aš užmokėsiu už transportą, bet nemokėsiu už knygą. So, yena tena prakarena mana Krishna nisevaya. Whatever gets these things to stop biting you, whatever gets you to remember Krishna. Visa tai, kas leidžia jums atsiminti Krishną. Another time, Prabhupada was traveling through Delhi on a train. Ir kitą kartą Prabhupada keliavo į Delį traukiniu. This is the first time Prabhupada brought his disciples. One time he went back when he had heart problem, and then second time he came back, he brought a group of about 20 devotees. Pirmą kartą Prabhupada grįžo į Indiją, kai jam buvo širdies priepuolis, o antrą kartą jis atsivežė su savim visus savo mokinius. And the train was going through Delhi, and in Delhi train station, an Indian man got on the train. Taigi ir Delyje traukinys važiavo pro Delio traukinių stotį ir vienas indas žmogus įlipo į traukinį. And he said, Swamiji, we need a temple in Delhi, we need a temple in Delhi. You have to open a temple here in Delhi. Ir čia tasai žmogus pradėjo šaukti, Swamiji, Delyje reikalinga šventykla, jūs turite atidaryti šventyklą And Delyje. Prabhupada said, so, Prabhupada pasakė, na, you will help? padėsi? And the man said, yes, Swamiji, I will help, I will help. Taip, Swamiji, aš padėsiu. So Prabhupada looked around the train, and there's 20 disciples sitting in the train. Prabhupada apžvelgė traukinį, vagoną, ten buvo 20 mokinių. And he said, you, get off the train. Jisai pasakė, tu ir tu, išlipkite iš traukinio. Imagine, Įsivaizduojat? you're traveling with your guru, Jūs keliaujate su savo guru, first time to India. pirmą kartą Indijoje. Oh, Gurudev, Haribo. Huh? And Gurudev kicks you off the train Ir Gurudevas išspiria jūs iš and tells traukinio. you to go open a temple. Ir pasako, eikite ir atidarykite šventyklą. And he gave them 50 rupee Ir jam davė 50 rūpijų. loan, Paskolą. not donation, loan Ne paaukojimo, paskolą. to start a temple. Pradėti šventyklą. And the man was a little crazy. Ir tas žmogus turbūt buvo tik beprotis. He had them sleep in some broken down garage. Tas žmogus jiems liepė miegoti kažkokiam tai sulūžusiam garaže. He put his old batteries next to the devotees. He thought when they're chanting, it will recharge the batteries. Jisai padėjo savo senas baterijas šalia to atsidausi, galvojo, kad kai Bhakti kartos džepą užkraus baterijas. But now we have 20 temples in Delhi. Bet dabar Delyje yra 20 šventyklų. By the efforts of these first devotees and all the other generations of pioneers and Gopal Krishna Maharaj and all his followers. Dėka šitų 4 bhaktų ir dėka visos tos tų kartų bhaktų, kurie ir dėl Gopal Krishna Maharadžio darbo. If you want to feel what Prabhupada felt when he stepped off the Jaladuta, Jeigu jūs norite pajausti tai, ką jautė Prabhupada išlipdamas iš Jaladutos, do the same thing. darykite tą patį dalyką. Step out of comfort zone. Išlipkite iš komforto zonos. Do you like comfort zone? Ar jums patinka komforto zona? If not, get up, come up here and do a little dance. Jeigu nepatinka, tai atsistokite, išlipkite ant scenos ir pašokit. Do you like change? Jums patinka pokyčiai? Anybody likes change? Kam nors patinka pokyčiai? Only a wet baby likes change. Tik tai mažam kūdikiui patinka, kai jo Nobody vystyklus else pakeičia. likes change. Niekam kitam nepatinka pasikeitimai. But you know, if you learn how to get comfortable outside a comfort zone, Bet jeigu jūs norite pasijusti komfortiškai už komforto zonos, you can be comfortable anywhere. jūs gali būti patogiai bet kur. How about that? Kaip taip? That would be a nice art, right? Tai būtų tikrai nuostabus menas, ar ne? Prabhupada is giving us the formula Prabhupada mums duoda formulę. by teaming up with Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Prisijungia prie viešpatės Čaitanijos Sankirtanos judėjimo. You don't have to be a brahmachari, you don't have to live in the temple. Jums nereikia būti But it's brahmachariu, okay nereikia if you are. gyventi šventyklą, bet gerai, jeigu jūs gyvenate We're šventyklą. not singling out, Mes tikrai anyone here. neišskiriam nieko čia. You can be Kipa Vipra, Kibanyasi, Shudra Kenanoi, Ye Krishna Tattvaveta, say Guru Hoy. Which means Tai reiškia, Kiba Vipra.
Ar tu esi brahmanas, ar tu esi sanjasis, ar esi kibanjasis, ar tu esi šudra, jeigu tu žinai mokslą apie Krišną, tu esi guru. Thank you. Haribol. English. Okay. Yeah. All right. So, thanks for reminding me. He's a good translator, you know. When you miss out on stuff, he will actually tell you. That's good. That's a friend. Somebody who tells you, that's a friend. So, whether you are a learned person or are uneducated, a worker, Ar tu esi labai išsilavinęs mokslininkas ar neišsilavinęs darbininkas, whether you're a sannyasi or a householder, ar šeimininkas, ar sanjasis, ar šeimos if you know the science of Krishna, jeigu žinai mokslą apie Krišną, then you can be a guru. You can be a teacher. tu gali būti mokytojas, guru. You know why Lord Chaitanya said that verse? Žinot, kada viešpačiai nepasakė šį posmą? Because in his time, 500 years ago, Kadangi jo laikais prieš 500 metų, if you wanted to be a guru, jeigu norėjai būti guru, you had to be married turėjai būti vedęs and you had to be a Brahmin. ir turėjai būti brahmanu. Now today, O šiais laikais you have to be jūs turit a sannyasi būti sanjasi. and the GBC and the Ir 5-star general, Ir right? GBC, ir 5 Right. tūkstančių generolas. Or wrong? Teisinga ar neteisinga? According to Lord Chaitanya, that's Pagal wrong. viešpatį Čaitanę tai yra neteisinga. According to common idea, O pagal bendrą idėją, so you know historically the majority of people were always wrong. jūs žinot, kad istoriškai didžioji dauguma žmonių visą laiką buvo neteisūs. So how to develop that mood? How to develop that spirit? Tai kaip išsiugdyti tą nuotaiką, tokią dvasią. By sharing whatever it is that you appreciate with others. Dalinantis tuo, ką jūs labai labai vertinat su kitais. I know some of you are fasting. Today's Ekadasi, so it's probably a bad day to do this experiment, but I'm still going to do it. I warned you. Aš žinau, kad šiandien yra Ekadašis ir kai kurie iš jūsų pasninkaujate ir žinau, kad tai bus jums turbūt blogai, bet aš jūs įspėju. Who here likes to eat? Kam iš jūsų patinka valgyti? Okay, 3 people. 3 žmonėms. I'm hitting myself because you know, I get attacked from all sides here. This is a big guy. This guy's dangerous. Okay. Shrutakirti Prabhu, what do you like to eat? Shrutakirti Prabhu, ką norėtum valgyti? Prasadam. What kind of prasadam? Kokią prasadą? Paisano. Huh? Be more specific. Tiksliau, konkrečiau. All right. Okay. Pizza. I got it. Now, how much pizza can you eat? O kiek pizzas galėtum suvalgyti? A lot as in 1 full one or 2 full ones? 1 full one. Vieną pilną pizzą, pilną dydžio. I'm impressed. I'm impressed. Man didelis įspūdis. Now, how many pizzas can you distribute? O kiek pizzų galėtumėte išdalinti? Ne, aš visą suvalgyčiau. But if they would give you more than 1, Bet jeigu duotų daugiau negu vieną, you would hoard it for tomorrow? pasiliktumėte rydienai? If you could get away with it, right? Jeigu If your wife will allow it, you would. galėtumėte pabėgti, jeigu žmona leistų Yeah. pabėgti su pizza. Okay, she trained. Okay, got it. You get my point? Supratot, tai ką norėjau pasakyti? Our capacity for enjoyment is limited. Mūsų galimybė mėgautis yra ribota, Our capacity for service is unlimited. bet mūsų galimybė tarnauti yra beribė. So don't limit Ir yourself. todėl neribokit savęs. That's all I came here to say. Tai visą tai, ką aš atvykau čia pasakyti. Don't think that good is good enough. Negalvokit, kad gerai yra pakankamai gerai. You know why good is not good enough? Žinot, kodėl gerai nėra pakankamai gerai? Because sometimes Nes kartais good is not so good. gerai nėra taip gerai. And sometimes good is the enemy of great. Ir kartais gerai yra... And if you want that nam ruchi, if you want that Ir shuddhanam, jeigu jūs nori šito namą rūšį, šudanam, you got to do a little better than just be a Hari bowler. jums reikia daryti geriau, negu kad būti tiesiog haribolu. Now, I don't want to rock anybody's boat here, Ir aš nenoriu čia išsupuoti niekieno but laivą. sometimes there is this misconception Bet kartais būna tokia klaidinga samprata, that initiation is the goal, kad iniciacija yra tikslas. right? Taip, You heard of that? girdėjote apie Have you tai? seen that happen? Esat matę, kad taip nutiko. People just want to get initiated. Žmonės They tiesiog just want to nori gauti get that iniciaciją. name. They Jie- just want to be part of the club. Tiesiog nori gauti vardą, nori tapti šito klubo dalim. And then once they get there, Ir kai jūs ten patenkat,
They either disappear or they go Shantaras. You know Jie Shantaras? dingsta arba jie patenka į šantarasą. Žinot, ką reiškia šantaras? You're okay, I'm okay. We're all okay. We're cool, right? Tau gerai, man gerai, mums abiems gerai, cool, ar ne? Viskas krūtai. I have seen too many people go to Shantaras Aš with mačiau tiek their daug žmonių, guru, kurie perėjo į šantarasą su savo guru. with their guru, with the institution, su savo with guru, Krishna institucija, su consciousness, Krishna with the sąmonė, preaching Su mission. pamokslavimo misija. They think, ah, it's not cool anymore. You know, Jie now galvoja, we're kad cool. ne, čia jau nebėra kietai. Aš What does noriu, it kad būtų mean? kietai. Ką tai reiškia? To be cool. Būti kietam. You know, every place I go, I travel a little bit. So every place I go, Bet kokia vieta, kur aš nekeliaučiau, aš keliauju daug. thank you for reminding me. At some point, there is somebody who tucks me by the shirt Kažkurio metu kažkoks žmogus jis ateina mane patrūkčiai už mano marškinių and says, ir sako, do you know that this is God's country? ar tu žinai, kad čia yra Dievo šalis? Do you know that we are the chosen people? Ar tu žinai, kad mes esame išrinktieji? Do you know that this is the cradle of civilization? Ar tu Like žinai, kad the čia yra whole universe comes from here, and you know, like Civilizacijos lopšys this ir kad place visa here, visata Vilnius, is čia. like the umbilical cord, you know, like the hub, Kad šita vieta and Vilnius everything. yra This is tarsi- like Naimisharanya. Everything revolves around here. tarsi virkštelė, čia tarsi Naimišaranė, aplink kurią viskas sukasi. And I said, yes, I know, Ir aš pasakiau, jo, aš žinau. but I was just waiting for you to tell me that. Bet aš tiesiog laukiu, kol tu man tai pasakysi. I feel better already. Aš dabar jau geriau jaučiuosi. The chosen people are everywhere. Tie išrinktieji žmonės jie yra visur. Nobody has a monopoly Niekas neturi on monopolio. narcissism or stupidity. Narcisizmui arba kvailumui. It's a globalized phenomena. Tai yra globalus reiškinys. And you can fill in the blanks what being chosen or being privileged or entitled means for you. Ir aš nežinau, ką jums reiškia tas būti išrinktuoju ar būti kažkokiu. I like your hat. So, how to get rid of these tendencies? Taigi, kaip atsikratyti šitų polinkių? How can we get rid of what slows us down? What is an obstacle in our bhakti? Kaip atsikratyti tų dalykų, kurie mus stabdo, kurie yra kliūtis mūsų bhakti kely? Atapite deva pajambuja dvaya prasada leshanugrihita eva hi janasya tattvam bhagavan mahimno nachanya meko viran vichinvan. Brahma is praying Brahma jisai meldžiasi after the Brahma Vimohana Lila. po Brahma Vimohana Lylos. He's saying that some people say that I'm intelligent. Jis sako, kad kai kurie žmonės sako, kad aš Now esu labai Brahma's whole protingas, body is pure intelligence. nes Brahmas visas kūnas yra tyras But he intelektas. said, Bet jisai as far as sako, I'm concerned, I know nothing. Bet kalbant apie mane, aš nieko nežinau. I know that without a little bit of mercy from Krishna, Jisai sako, kad aš žinau, kad jeigu gaučiau truputį malonės iš I don't Krišnos, know anything and I can't do anything. aš nežinau, be Krišnos malonės nieko ir negalėčiau nieko padaryti. Do you think you still got it figured out? Ar jums atrodo, kad jums vis dar reikia tai suprasti? I know you're pretty expert. Aš žinau, kad jūs esate gana patyrę. I see a lot of well-dressed people, Matau daug gerai apsirengusių žmonių, well-fed, gerai Nice cars, puikiais automobiliais. everything nice. Viskas labai puiku. I was just giving a talk at Monterrey at the Tecnológico. It's like the MIT, the top engineering college in Mexico. Aš kaip tik tai daviau Monterėje paskaitą ten topiniam universitete, kuris prilygsta MIT. Of Mexico, not of the US. Meksika. Thank you. So, and I was telling them, so you know how to write? Aha, aš pasakiau jam, jūs žinot, kaip You know rašyti, how to read? žinot, kaip skaityti, You know how to count? žinot, kaip skaičiuoti, But did you learn how to think? bet ar jūs išmokote galvoti? And they went, Ir jie taip nustebo. did he say that? Ir jisai taip pasakė, You know, they pay $50,000 a year tuition for going to school there. jie moka ten $50,000 per metus, kad galėtų mokytis. What does thinking mean? Ką reiškia mąstyti? I'm asking you. Aš klausiu jūsų. It's not rhetorical. Čia nėra retorinis klausimas. It's not memorizing, 108 rasa shastras They and never- having photographic memory. Tai nėra tas pats, kas turėti fotografinį atmintį ir išmokti 108 rasas šastras. What does thinking mean? Ką reiškia mąstyti? Anybody? Kas nors galit pasakyti? Work with me, people. Padėkit man. Huh? No, I'm translating. You mean you're innocent? Yes. Okay, good. That's what I wanted to hear.
What does it mean to think? Ką reiškia galvoti? Do you think sometimes? Ar jūs kartais galvojat? I mean, that's what I ask students in universities, you know, like, you look like a smart guy. Do you think sometimes? Aš tai sakau universitetuose studentams, jo, jūs atrodot labai tokie protingi, ar jūs mąstot kartais? You know that memorization is the lowest form of learning? Ar jūs žinot, kad atsiminti, išmokti mintinai yra žemiausia mokymosi forma? You can train parrots to memorize. Galite išmokyti papūgas atsiminti. Do you know that? Žinot. There's a parrot in Utah, in Spanish Fork, in the restaurant. Jutoje, Big Spanish Fork'e, Iskono šventykla yra restorane. You walk in the restaurant, jūs ateinate į and he goes, restoraną. Prabhu! 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 Jūs And ateinate I į go, restoraną. come ir on, nešaukia. shut up. You know? So just memorizing and regurgitating information does not qualify for thinking. Taigi, ir atsiminti ir tiesiog pervirškinti šitą informaciją nereiškia mąstymo. You know how you confuse Žinot, a Chinese? kaip jūs galite supainioti kinietį. You ask him, Jūs paklauskit jo, what is your opinion? kokia yra jūsų nuomonė. Nobody ever asked me that. Niekas manęs to niekada neklausė. They're highly uncomfortable. Ir jie jaučiasi labai nepatogiai. To think means Galvoti reiškia, that you're able to formulate relevant questions. kad jūs galite suformuluoti esminius klausimus. What's the Bhagavad Gita? What's the Bhagavatam? What's the Chaitanya Charitamrita? It's questions and answers on relevant topics. Kas yra Bhagavad Gita, kas yra Šrimad Bhagavatam arba Chaitanya Charitamrita. Tai yra iš tikrųjų labai, tai yra diskusijos, kurios And yes, grindžiamos giliais before- esminiais klausimais ir atsakymais. Before you speak, you have that internal dialogue. Ir prieš jums kažką sakant, jūs turite Okay, turėti how vidinį should I say dialogą. this? How should I formulate Kaip this? aš turėčiau tai pasakyti, kaip turėčiau suformuluoti. Do you think sometimes? Galvojat kartais apie tai? We all try, right? Mes visi bandom, taip. Now, if we don't like the way how our mind is working right now, Bet jeigu mums nepatinka, kaip mūsų protas veikia dabar, maybe it's time to upgrade our way of thinking and Galbūt- questioning. laikas pagerinti savo mąstymą, savo klausimų uždavimo būdą. Like režimą. part of my mind says, tech support on aisle 1, tech support on aisle 1. Get this noise to stop here. Taigi, mano protas, pavyzdžiui, jis sako, dabar techninė pagalba, kaip sustabdyti šitą garsą už nugaros. Have you noticed how much noise is there in your heart Ar and in jūs your esate head? pastebėję, kiek daug triukšmo yra jūsų širdį ir jūsų galvoj? Do you hear the noise? Girdit šitą triukšmą? It's horrendous. Jisai baisus. It's horrific. Labai It siaubingas. screams and yells at Jisai you. šauka ir all reikia day jums long. visą dieną. So if you don't like that state and you actually want to approach Shuddhanam, you actually want to get to Namruchi, Ir jeigu jūs norite sustabdyti šitą triukšmą, jeigu jūs norite priartėti prie namo rūčiai, jūs norite gauti šudą namą, we have to be able what's called samvad. We have to actually enter into this dialogue. mums reikalinga tai, kas vadinamas samvada, mums reikia įeiti į šitą dialogą. And that's why we have to study Prabhupada's books and apply them. Ir todėl mes turime studijuoti Prabhupados knygas ir jas pritaikyti. Otherwise, we'll be lacking context. Kitokiu atveju mums trūks konteksto. You know, context? Žinot kontekstą. It's not enough to just know something about something. Nėra pakankama žinoti kažką apie kažką. You have to have context. Jūs turite turėti kontekstą. There were 400 editions of the Bhagavad Gita before Prabhupada came to the West. Prieš Prabhupadą atvykstant į vakarus jau buvo 400 Bhagavad Gitos And redakcijų there was 0 devotees of Krishna. ir buvo 0 Krišnos atsidavusių. That's pretty amazing, right? Tai yra labai įdomu, ar ne? That's pretty amazing achievement, right? Tikrai, iš tikrųjų, 400 editions of the same book and 0 devotees. 400 tos pačios knygos redakcijų ir 0 bhaktų. And then Prabhupada's edition of the Gita came out. Even it was abridged. You know, Macmillan, they did this really, the blue one with the Vishnu on the front, and it's really cut down. Taigi, ir kai pasirodė šitą Prabhupados redakciją, jinai iš tikrųjų buvo tokia sutrumpita Macmillano su mėlynu viršeliu. And hundreds of people became devotees. Šimtai žmonių tapo. Thousands of people, millions of žmonių, people. milijonai žmonių.
That's the difference. Ir toks yra skirtumas. Somebody who understood context because he was a practitioner Kažkas, kas suprato kontekstą, nes jisai praktikavo. and who was entering in the mood of the acharyas into that mood of jivadoya, of compassion. Let's leave comfort zone. Let's leave Vrindavan and share some of that nectar of the Goswamis with all these people who are suffering. Taigi ir jisai paliko savo komforto zoną, jisai ėjo į Ačarijos nuotaiką ir jisai paliko tą komforto zoną Vrindavane ir atvyko į vakarus. That mood, that spirit of compassion attracts the attention and the mercy of the Lord. Taigi ir šitą nuotaiką, šitas gailės, jisai patraukė Krišnos dėmesį. Lord Chaitanya said, I am Vasudev Datta's man. I belong, my body belongs to Vasudev Datta. Viešpačiai Chaitanya jisai pasakė, aš esu Vasudeva Datas nuosavybė, aš priklausau Vasudeva Datai. How many of you know who Vasudev Datta is? Kas iš jūsų žinot, kas buvo Vasudeva Data? It's about 20%. Čia gal 20%. That's not a passing mark. Tai nėra praeinantis balas. If you don't know who Vasudev Datta is, half your life is wasted. Jeigu jūs nežinot, kas buvo Vasudeva Data, jūsų pusė gyvenimo. Your homework is to find out who is Vasudev Datta, where did he live, what did he eat, what did he do, and why did he do it. Taigi, ir jūsų namų darbas yra sužinoti, kas buvo Vasudeva Data, ką jisai valgydavo, ką jisai darė. Vasudev Datta was a devotee of Lord Chaitanya. Vasudeva Data buvo viešpatės Čaitanijos atsidavęs. He was not a big protagonist, not a big person in his sangha. He was a very recluse, a very Jis nebuvo kažkokia deep devotee. ypatinga asmenybė arba sangos herojus ir panašiai. Jis buvo toksai gana vienišas. At one point he approached Lord Chaitanya and he said, I'm so much pained to see the suffering of all living entities in this world. Ir kažkurio metu jisai kreipėsi viešpačiai Čaitanį sakydamas, kad iš tikrųjų aš jaučiu tokį didelį skausmą matydamas kenčiančių šito pasaulio žmonės. I know that you're the Supreme Personality Godhead, so you can fulfill my desire. Aš žinau, kad tu esi aukščiausias Dievas ir tu gali išpildyti mano troškimą. Please take the karma of every living entity in the universe and put it on my head. Prašau, paimk karmą nuo visų gyvų būtybių šitoje visatoje ir uždėk ant mano I will kupros. stay here forever and suffer, Aš pasiliksiu čia amžinai ir kentėsiu. and let them be liberated and go back to your abode. Ir lai jie išsivaduoja ir grįžta į tavo buveinę. Lord Chaitanya started crying tears. Viešpačiai Čaitanį pradėjo lieti ašaras. He said, Jis pasakė, I'm so captured by your humility and your devotion. mane tavo atsidavimas ir tavo nuolankumas mane surišo. Simply by your desire, the universe has been liberated. Tiesiog dėl tavo troškimo visata buvo išvaduota. As far as you suffering any hardship, there is no question of that. Ir nėra jokio klausimo apie tai, kad tu patirtum kažkokius sunkumus. And he declared at that moment, I'm Vasudev Datta's man. My body belongs to Vasudev Datta. He can sell me in the Ir marketplace. tada jisai pasakė, kad aš esu Vasudeva Data žmogus, mano kūnas priklauso Vasudeva Datai, jis gali mane parduoti turgavietėj. There's a lot of people talking to God Yra tiek daug žmonių, kurie kalbasi su Dievu. in every village, Kiekvienam kaime, in every country. kiekvienoje šalyje There's somebody who's talking to God. yra kažkas, kas kalbasi su Dievu. But there's very few people who listen to God. Bet yra tik tai keli žmonės, kurie klausosi Dievo. So Vasudev Datta, he attracted Lord Chaitanya's mercy, his compassion. Vasudeva Data, jisai patraukė viešpatės malonę, jo gailestį. I just came from the Caribbean. Aš ką tik tai atvykau iš Karibų. You know where that is? Žinot, kur tai yra? It's down there somewhere. Kažkur tai ten toli. Do you know that Honduras is not a brand of bananas? Ar žinot, kad Honduras yra ne bananų markė, It's a country. kad tai yra šalis? Okay. Gerai. As a joke, okay, he gets it. Tai yra Everybody else thinks, pokštas ir vis. okay, strange guy No. talking strange stuff. Prabhupada had a lot of humor, Prabhupada turėjo didelį humoro jausmą. and so should we. Ir mes turėtume. Because if you lose your humor and your appetite, Nes jeigu jūs prarandat savo humoro jausmą, you will die very young from strange diseases. jūs numirsit labai jauni nuo keistų lygų. So one lady was telling Prabhupada, whenever I chant Hare Krishna, I see all these signs and these colors. Ir viena moteris pasakė Prabhupadai, kiekvieną kartą, kai kartuoju Hare Krishna mantrą, aš matau tas įvairius ženklus, tas spalvas. Srila Prabhupada said, just keep chanting, it will go away. Ir Prabhupada pasakė, kartok toliau, praeis. One time Prabhupada came to England, Ir kartą Prabhupada atvyko į Angliją. and the guy at the border asked him, Ir vienas vaikinas why have paklausė, you come here? kodėl jūs čia atvykot? Ar reporteris paklausė? We got religion, we got philosophy, mes we got turim- culture. Turim religiją, filosofiją, kultūrą. Srila Prabhupada said, I came here to give you a brain. Ir Prabhupada pasakė, aš atvykau, kad duoti jums smegenų. Huh?
You can say strong things if there is compassion. Galite sakyti ir stiprius žodžius, jeigu jūs turite Prabhupada užuojautą. said, old men and young kids, they can say anything, Prabhupada sakė, kad seni žmonės, jauni vaikai, jie gali sakyti bet ką, but you can't. bet jūs ne. So we have to extract the spirit. Taigi mes turėtumėm ištraukti And tą not dvasią, imitate. o ne imituoti. So in the Caribbean, a friend of mine, Rajarshi, he was 16 years old. He found the Bhagavad Gita in the trash. Taigi mano draugas Karibose, Radžaršidas, jisai rado Bhagavad Gitą, kai jam buvo 16 metų. And he šiukšlyne. read it and he became convinced. Ir jisai perskaitė ir įsitikino, And he joined the temple. prisijungė prie šventyklos. And his family came after to get him back. Ir jo šeima atėjo tam, kad jį atsiimti. You know, the whole family shows up, Žinot, visa šeima pasirodė. the big extended family. Didelė tokia išplėstinė They're like, šeima. get the kid back. Jie sako, duokit mūsų vaiką atgal. But his dad, he was looking around and Bet jo tėvas dairėsi aplinkui. he said, this is nice, I'm staying here. Jisai pasakė, o, čia labai nuostabu, aš pasilieku čia. So then it was the father and son against the rest of the tribe. So they Tada said, jau you guys get lost. you know. Sūnus ir tėvas, We jie jau just buvo prieš visus, sako, eikit iš čia visi. I was in Novosibirsk Buvo Novosibirske, in January sausio mėnesį, of 1995. 95 4 or metais. 5. Galbūt ketvirti ar Somebody penkti has been metai. there, you can tell me, you can correct me. Kažkas galbūt buvo, galit mane pataisyti. It was minus 35, Ten buvo minus 35. which for you is, right, not bad. It's okay. Čia lietuviams tai galbūt normalu. Easy, right? Normalu, lengva. We're Lithuanians, right? Mes lietuviai. We're from the Slavic tribe, but we're also Vikings. Not, we are not Slavic. It was freaking cold. Bet tai buvo labai šalta. One devotee was saying he was going on a street in one city in Siberia, Ir vienas baktas pasako, kaip jis ėjo platinti knygas Sibire. and he met another book distributor who was selling books. He never seen that person. Ir jisai pamatė kitą knygų platintoją, platinantį knygas, jis niekada to žmogaus nematė. And he said, Prabhu, Prabhu, Ir jisai sako, Prabhu, which Rama, which temple are you from? iš kokios šventyklos tu? And the devotee said, I don't know any Prabhu and I don't know any Rama. Ir What are jisai you sako, talking about? aš nežinau jokio Prabhu, aš nežinau jokio chramo, jokio šventyklos, apie He ką tu said, čia that's šneki. strange. Jisai sako, He keista. don't know Prabhu, he don't know Rama. Jis He must nežino- be FSB, he must be KGB. You know, like, who is he? Jisai sako, o keista, jisai nežino, kas yra Prabhu, nežino, kas yra šventykla, jis So the turbūt iš man said, KGB. look, I bought this Bhagavad Gita right here on this street Ir jisai sako, tas žmogus just a sako, couple of years ago. jisai sako, aš prieš kelis metus toj pačioje vietoje, tuo pačiu metu nusipirkau šitą knygą. And I read it. Ir aš ją perskaičiau. And it's the best book I've ever read in my life. Ir tai ir geriausia knyga gyvenime. And at the end of the book, Ir knygos pabaigoje. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Krišna, aukščiausias Dievas muo, says to Arjuna, his dear friend and devotee, sako Arjūnai, savo brangiam draugui ir if you atsidavusiam, want to become dear to me, jeigu nori tapti man brangus, you have to give this knowledge to other turi people. duoti tas žinias kitiems žmonėms. You know that verse? Žinai šitą posmą? Nachatasman manusheshu kaschin me priyakritama. You know those? Žinai, 18th chapter? 18 skyrius, Huh? You heard of that, right? There's two Girdėjau. verses there. ten yra du posmai. So what did he do? Taigi, ką jisai padarė? He took the Bhagavad Gita to the Xerox copy shop and he had 100 copy Xerox copy. Taigi jis nuėjo, kaip sako, ir atkopijavo su kopijavimo mašina 100 kopijų tos Bhagavad Gitos. When's the last time you made a Xerox copy? Kada jūs paskutinį kartą atsišvietėt knygą? Maybe one page, right? Galbūt vieną puslapį taip, Maybe 2 or 3 galbūt papers, 2-3 but not a puslapius. 1,000-page book. Bet tikrai ne 1000 puslapių knygą. Then he went on the street and he told people, look, this is the best book I've ever read. I want you to have it. And it cost me this much to photocopy it. Please give a donation. Taigi, ir jisai atėjo prie žmonių ir sako, štai yra knyga, kuri pači geriausia knyga, kurią gyvenime perskaičiau, man jį kainavo tiek ir tiek atspausinti, prašau paaukokit tiek ir tiek už knygą. Did you know that having doubts is the sign of intelligence? Ar žinote, kad turėti abejonės yra intelekto požymis? Did you know that? Esat girdėję? To doubt is a Tai yra, sign of abejoti yra intelligence. intelekto požymis. Now, I have many doubts. That Taigi aš- means I'm very intelligent. Taigi, reiškia, aš turiu daug abejonių, aš esu labai protingas. You have to put the sign up. Joke. Okay, you're supposed to laugh. čia It's reikėtų funny, you know. Uždėti tokį ženklą, kad čia buvo pokštas, dabar jūs turėtumėt juoktis. Don't believe anything. Just some guy got a microphone and he's telling you something, okay? Netikėkit viskuo, ką jums sako kažkoks tai vaikinukas, kuris tiesiog paėmė You mikrofoną. have to learn how to think with your own head. Jūs turite išmokti galvoti savo galvą. So,
But I'm going to share one of my main doubts with you. Taigi aš noriu pasidalinti su jumis vieną iš savo didžiausių abejonių. Because, I'm feeling a little confident because Shruta Kirti Prabhu is here. Aš jaučiuosi taip pasitikintis He's savimi, chanting rounds for me, for my protection, ratus už and mano for my apsaugą, purity, so I už can mano attain, švarumą, Shuddhanam and kad aš Vaishnav galėčiau Seva. pasiekti and Šudanamą, Nam Vaishnava Ruchi. Sevą ir Namą Ručį. What is my main doubt? Kokia mano pagrindinė abejonė? You want to know? Norit sužinoti? I'm going to tell you, Aš jums pasakysiu. even if you don't want to know. Net jeigu ir nenorit sužinoti. Most of the spiritual groups and religions, they started out really austere, really sincere, and really dedicated. Didžioji dauguma religinių grupių, kurios pradėjo savo veiklą, jos pradėjo labai nuoširdžiai, labai pasišventę, labai asketiškai. But then after some time, Be pat kurio laiko they became a little political, jie pradėjo politikuoti, a little self-righteous, truputį tokie teisūs, a little too indulged, truputį tokie pasinėrė į save a little too fat and too rich. ir truputį per stori ir per turtingi. And they kind of lost touch with that spirit of Jiva Doya Ir jie prarado tą sąlytį su Dživedoju and Vaishnav Seva. ir and Vaishnava Namruchi. Seva ir Nama Ruči. Now, what is my doubt? Taigi, kokia mano abejonė? What if the same thing happens to us? O kas jeigu tas pats dalykas nutiks mums? We also started quite austere and Mes taip quite pat pradėjom sincere gana and quite dedicated. asketiškai, gana nuoširdžiai, gana pasišventę. And now as we're transitioning to a more congregational movement, O dabar mes jau perinam į tą labiau kongregacinį judėjimą. what if we also become O kas jeigu mes taip pat tapsime a little too comfortable, truputį per patogus, a little too komfortiški, self-absorbed, truputį pasinėrė į a little save, too argumentative? truputį tokie lygiai ginčius. What if this happens to us? O kas jeigu tai nutiks mums? But then I hear stories like Bet this, tada aš girdžiu tokias istorijas and I'm convinced ir tada išsitikinęs. that somewhere in Siberia, Kažkur Sibirė, somewhere in Patagonia, kažkur Patagonijoje, which is in Argentina and Chile, in the south, tai yra Argentinos ir Čilės somewhere in the pietuose, Sahel Desert, kažkur Saharos dykumoje, somewhere kažkur out in some little lake kažkur of Lithuania, prie nedidelio Lietuvos ežero, in some summer house. kažkokiam tai vasaros Somebody's got to namelyje, find the Bhagavad Gita. kažkas atras Bhagavad Gita, That one devotito, one priedane de Krishna left behind. kurią vienas atsidavęs, Krišnas atsidavęs paliko. And they will read it. Ir jie perskaitys. And they will say, hey, Mira, Ir jie pasakys, ei, this is it. štai čia I struck gold. aš atradau aukso We gyslą. have to give this to the world. Mes turime duoti visą tai pasauliui. Jai, Shishigonitai, 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 Jagannath Baladev Subhadra, Radha Krishna, Prabhupada, Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Now I was told I can go on speaking for a little bit, Aš dar and they galiu will just do kalbėti. arti without the bell. Thank you. So, somewhere somebody will find that Bhagavad Gita, read it, and restart the Sankirtan movement. Taigi kažkur kažkas atras Bhagavad Gita, perskaitys ir pradės iš naujo Sankirtanos judėjimą. Even if all of us go useless. Net jeigu mes visi tapsim beverčiai. Now, I hope not. Aš tikiuosi, kad taip nenutiks. I hope we can actually overcome our transitional phase. Aš tikiuosi, kad mums pavyks įveikti savo pereinamą stadiją. You know, transitions are never easy. Žinote, visi tie perėjimai Like nėra right now, we lengvi. had a transition. You noticed? Kaip ir We čia just dabar- took the altar, the curtain down, and we see the deities, and it's a transition, right? Taigi, ir dabar įvyko toksai perėjimas, It's a matot, shift. buvo užuolaidos ir It's dabar like you ride a užuolaidos nuimas. bicycle Ir and you mes hit the matom mountain. dievybės. Čia lygiai taip pat, kaip jūs važiuojate Any mountains in dviračiu. Lithuania? No. The hill, okay? You hit the hill. Atsidūrėte į kalvą ir jums dabar reikia į kalvą važiuoti su dviračiu. What do you have to do? Ką jums reikia daryti? You have to shift, right? You have Jums to reikia shift perjungti gears. pavaras. Otherwise, you fall off the bike. Kitokiu atveju jūs nukrisit nuo dviračio. So, as our movement, as our society is shifting gears, we have to be a little flexible Ir kai mūsų bendryje perjungia savo pavaras, mums reikia truputį in order lankstiems, to make that kad transition mes galėtume padaryti tą so we perėjimą. don't fall off the bike Kad or off the nenukristumėm nuo horse or dviračio, ar whatever nuo it is arklio, that you're ar on. nuo bet ko. I like to open up for questions, comments, and reflections. Norėčiau paklausti jūsų klausimų ar komentarų. This is a very fertile land. There's thousands of devotees who have come out of this area. Labai derlinga žemė, labai tūkstančiai bhaktų iš šitos vietos kilę.
Yet I feel there is still some room for improvement. Bet aš jaučiu, kad yra dar vietos patobulinimui. I think we can still improve a little bit. Aš manau, kad mes vis dar galime kažką pagerinti. I know some people are born perfect. Žinau, kad kai kurie žmonės gimsta tobuli. Some aspire to become Kai kurie perfect. siekia būti tobulais. We can improve. Mes galime pagerinti. Would you agree? Ar sutinkat? That's why we're here. Ir štai kodėl mes esame So I čia. like to improve. Aš norėčiau pagerinti. So I like to hear from you Norėčiau paklausyti, ką jūs some of your pasakysit, reflections, ką some jūs comments, mastot, ką komentuosit, or a question. ar klausimai. We're going to be here for a few more days. Mes čia būsim dar kelias dienas. This was just the appetizer. Čia buvo tiesiog apetito sukėlėjas. If you're a little upset, Ir jeigu jums nepatiko, then my purpose has been accomplished. tai mano misija buvo pasiekta. We don't want you to be too comfortable Mes nenorime būti pernelik because we patogus, want you to become comfortable outside a comfort zone. nes mes norime, kad mes jaustumėmės patogiai už komforto If you zoną. can take that away as a Jeigu- gift, as a takeaway from this festival, Jeigu jūs iš festivalio galėsite išsivežti tai kaip dovaną, your quality of life will increase 108%. jūsų gyvenimo kokybė pagerės 108 kartus If not, procentus. money back guarantee. O jeigu ne, tai pinigai gražinami. You can Garantija. go to the pizza guy Galite nueiti pas tą pizzos at the end of the vyruką week ir savaitės pabaigoje and get your money back. ir jūs galite iš jo pasiimti pinigus. Okay? Gerai? All right. Any comments, reflections, or questions? Taigi Yes, klausimai, Sadhu. komentarai. Klausimas, kaip teoriją paversti praktiką. Praktika paprastai labai atsilieka arba niekada netgi nepavirsta į teoriją, į praktiką. Ir yra kokių patarimų, kaip greičiau teoriją privesti prie praktikos. So question is how to make theory into practice, because practice very often is a little bit distance from theory. Yeah, you have to do the daring thing. You have to actually step out of the door. Akčiai jums reikia padaryti tokį drąsų žingsnį, užeiti už durų Touch the pavement. ir paliesti žemę. When Prabhupada stepped off the Jaladuta, he didn't know where to turn, left or right or straight. Kai Prabhupada išlipo iš Dželadutas, jis nežino, kur eiti, į kairę, į dešinę ir tiesiai. But he took that leap of faith. Bet jisai pasinaudojo šito tikėjimo šuoliu. Shraddha Shabde Vishwas Kahe Sudrido Nishchoy, Krishna Bhakti Koila, karma, Sarva Karma Krita Hoy. In plain English, Krishna's got my back. Taigi, jeigu tokia paprasta lietuvių kalba, tai Krišna stovi man už nugaros. It sounds good, right? In Gerai theory. skamba, jeigu teoriškai. What does it mean in practice? O ką tai reiškia praktiškai? I know that if I step out of the door and I meet the public, Ir aš žinau, Krishna will guide me. He will protect me and he will inspire me. Aš žinau, kad jeigu aš išeisiu už durų ir aš išeisiu į tą aplinką, Krišna ves mane, jisai man padės. I was in Miami Buvau Majamyje, on South Beach. tai yra pietiniam pliaže. There's two businessmen walking next to each other, having very animated discussion. Ten du verslininkai eina šalia vienas kito ir labai gyvai diskutuoja. And they were all wearing like, you know, very fancy clothes, sunshades, Jie watches. apsirengė labai prabangiais drabužiais, kepuraitėmis, There's nothing I laikrodžiais. can say to impress them or to catch their Ir nėra attention. nieko, ką aš galėčiau jam pasakyti, kad padaryčiau jiems įspūdį ir gaučiau jų dėmesį. What do you do when you don't know what to do? Ką jūs darot, kai jūs nežinot, ką Ever daryti? been in a situation like that? Kada nors buvo tokia situacijoje? No, you're Lithuanians. Yeah, You got yes. it all figured out, right? Ne, jūs lietuviai, jūs viską Right? iš You have karto plan žinote. A, plan B, plan C, plan D. You came prepared, Jūs right? iš karto pasirašėt planą A, planą B, planą C, Sometimes you open your mouth and o kartais jūs atveriat burną ir tada Nothing comes out, ir you niekas know? iš burnos like the neišeina. guy at the border asks you, you know, Ir, tas, where do you come from? ir pasienyje muitinė jūsų klausia, iš kur tu? Aš That is a sakau, very good question. That buys you 3 seconds to think. Okay. Tai labai geras klausimas, jis leidžia jums padėti 3 sekundės pamastyti. What do you do when you don't know what to do? Ką jūs darot, kai nežinot, ką daryti? Call mom, Skambinat mamai, ask Siri, paklausėt Siri, count your money. suskaičiuojat pinigus. None of that is going to work. Niekas iš tų dalykų So what do you nepadės. do? Tai ką jūs darysit? Pray to who? Melstis, kam? Grandma? Seneliai, mačiutė. Krishna! Krišna, I need a miracle Krišna, man reikia stebuklo. right now. Dabar. If I've ever been a good boy, Jeigu kada nors buvau geras, if I've ever vaikinas, chanted your name, if Jeigu- I've ever done anything kada nors kartojau tavo vardą ir kada nors padariau ką of nors gero, value for your service and your devotees, kažką tai tau ir atsidavusiems, I'm ready to trade in all my bhakti points. You know, you get bhakti points
for chanting Hare Krishna and going to Mangalarti? Jūs žinot, kad jūs pelnot bhakti taškus už kiekvieną savo veiklą. Jo, aš pasiruošęs atiduoti išmainyti savo bhakti taškus. Do they do jokes here in Lithuania or not? Sometimes. Humor? Not so much. Yes. Only on Fridays, right? No. Only on Fridays. Mondays also. Also, okay. Well, So we're good. Monday is okay. Yeah. Okay, I'm just checking. You know, every country is different, so Yeah, don't kiekviena šalis jinai expect people skiriasi, to get taigi. it. I'm ready to trade in all my pious credits for one miracle. Right now I need a miracle because I cannot reach these two gentlemen. Taigi, man dabar reikalingi iš tikrųjų bhakti taškai, nes aš kitaip negaliu prisiartinti prie tų dviejų džentelmenų. So I just walked up to them Taigi aš tiesiog priėjau prie jų and I said, ir pasakiau, I know it's hard to be humble aš žinau, kad yra labai sunku būti nuolankiam, when you're 53 years old kai jau tau 53 metai and 6'3", which means 190 tall. ir kai tu esi 109 coliai. No. And one of the two said, Do you know me? You know me? You've been following me? And he got really paranoid. He started freaking out. Taigi ir tas kitas jisai pašoko, tu mane sekėjai, jisai tapo paranoišku. And I said, I am 53 and I'm 190. I know how you feel. It's hard to be humble. Ir aš pasakiau, kad ne, tai man 53 ir aš esu 190 cm ir aš žinau, ką reiškia, kaip sunku būti nuolankiam. And he went, Ir jis tada atsipūtė. And then I handed him the books Ir tada jam padaviau knygas, and I gave him a hug. apkabinau jį And he ceremoniously handed over $20. ir jisai man taip ceremonialiai padavė $20. And nothing more needed to be said Ir nieko daugiau nebereikėjo pasakyti. because I knew that he knew that I knew. Aš žinau, kad jis žino, kad aš žinau. So you don't preach by talking more. Taigi jis nepamokslaut kalbėdami Let daugiau. Prabhupada do the talking. Lai Prabhupada kalba. Just make friends. Just be Tiesiog nice to susidraugaukit, people. būkit malonus su žmonėmis. They will want what you have. Jie norės to, ką jūs turit. I was in Berkeley, Buvau Berklyje. and one young man, Vienas jaunas žmogus. he responded, he said, You already asked me yesterday. Why you ask me again? Jisai sako, tu jau klausai manęs vakar, kodėl vėl klausai manęs? I said, You know, you people with the masks, you all look the same. You know? Ir aš sakau, žinot, jūs žmonės su kaukėmis visi panašus. You remember those times when people were wearing those things? Atsimena tos laikus, kai žmonės dėvėjo šitos So he dalykus. pulled down his mask, Taigi jis nusitraukė savo kaukę and he had a big beard. ir turėjo didelę barzdą. Not a small beard, a big beard. Nemažą barzdą, didelę barzdą. And he said, I'm a Muslim, Jisai sako, aš musulmonas, but you're glowing. bet tu spindi. I want what you have. Aš noriu tai, ko tu turi. I said, Okay, here, take it. Aš pasakiau, na gerai, imk. It's about taste. Tai yra apie skonį viskas. Why are we here? Kodėl mes čia? Did somebody tell you you have to be here? Ar kas nors jums sakė, kad jūs čia turit būti? Lithuania democracy now? Lietuvoje dabar demokratija. No more kings, no more Führer, no more dictators. No Trump. Yeah, you go vote, right? I mean, there's the good side and the bad side. You know, we're not going to get into that. Taigi yra gera pusė. Why am I here? Kodėl aš esu čia? What's my motivation? Kokia mano motivacija? It's taste. Tai yra skonis. I love seeing devotees chant. Man patinka, kai bhakti kartoja. I love to hear their realizations. Patinka klausytis jų patirčių. That's why we need to get out Ir todėl and meet the public. Mums reikia išeiti iš namų ir išeiti į It's one publiką. thing to appreciate Krishna. Vienas dalykas yra įvertinti Krišną. If you see someone else appreciate Bet jeigu Krishna, jūs matėte, kaip kažkas kitas vertina then Krišną, your appreciation goes through the tada roof. jūsų dėkingumas Krišnai prašoksta pro stogą. Why does Krishna appear as Lord Chaitanya? Kodėl viešpats pasirodė kaip viešpačiai Tanja? Because he wants to taste Nes norėjo paragauti. Radha Prem. He Radha wants to Prema. know Jis norėjo what is žinoti, it kas yra. that Radharani experiences that I don't. Tai, ką patiria Radharani ir tai, ko aš neturiu. That's why he appears as Lord Chaitanya. Tai, kodėl jis apsireiškia kaip viešpačiai Tanja. If you enter the Sankirtan pastime of the Panchatattva, Jeigu jis you įsigilinsit, enter into that ocean. jeigu jūs panirsit į šitą pančetatvą, lilą, į šitą vandenyną, Then you come out jūs išplauksite on the shore of Radha Krishna's pastime. Radha Krišna žaidimų krante. You can't jump there Jūs negalite ten peršokti, without taking shelter of Panchatattva. negavę pančetatvos prieglobščio. After Bhaktivinoda Thakur gives the entire Jaiva Dharma, Po to, kai Bhaktivinoda Thakur parašė visą Džaiva dharmą, 40 chapters, Sambandha, Abhideya, Prayojana, Rasa Tattva, he takes it all the way to the top. taigi jisai prašo 40 skyrių, Sambandha Abhideya Prayojana, What are jisai his pasiekė pačią concluding words? viršūnę. Ir kokie yra jo baigiamieji žodžiai? If you don't have Panchatattva, if you don't have Lord Chaitanya, Lord Nityananda's mercy,
there ain't no access to any of this. Jeigu jūs neturit pančetatvos malonės, čeitanijos nityanandos malonės, jūs nepasieksit viso to tikslo. Now I meet people on the street and they tell me I'm a Christian, I'm a Jew, I'm a Muslim, I'm a Hare Krishna. Aš sutinku žmonės gatvėje ir jie man sako, aš esu krikščionis, aš musulmonas, aš žydas, aš Hare Krishna. And I ask them, Ir aš paklausiau jų, what is your practice? kokia tavo praktika. And they say, Ir jie sako, practice? praktika, There is a practice? yra praktika. And then they think I don't understand the question. Then they take out some cross or some star or... Jie galvoja, kad aš nesu... I say, no, you bought this for $2 at the gift shop, you know? Like, what is your practice? Taigi, ir jie galvoja, jie nesupranta mano klausimą, išsitraukia kokį kryželį arba kažkokią žvaigždę, sako, ne, čia yra jūs nusipirkot už $2 kažkur turguje, o kokia jūsų praktika? Practice is what happens when no one is watching you. Praktika yra tai, kas nutinka, kai niekas jūsų nežiūri. That is your practice. Tai yra jūsų praktika. So ask yourself, what is my Paklauskite save, kokia practice? mano praktika? Are you scrolling Ar jūs skrolinat, or are you reading? ar jūs skaitot, Are you chanting ar jūs kartojat, or are you spacing out? ar jūs tiesiog speisautas. It's a question that we have to answer Tai yra ourselves. klausimas, kurį turime atsakyti patys. So, long answer for a short question. Taigi, ilgas atsakymas trumpam klausimai. It helps to go out with others. Na, padeda mums išeiti su kitais. There is something good in peer pressure. Yra kažkas tai gero iš tikrųjų tokiam porininko spaudime. What's that village called that we drove through yesterday where we had to turn around? Koks ten kaimas, kurį mes pravažiavom vakar, kai reikėjo pasisukti į dešinę. Yesterday, yeah, that village. Vakar, What's tas it? kaimas. Moleta. Yeah, so tomorrow Moleta is our target. We go there on Harinam Sankirtan. Rytoj bus molėtai, bus mūsų taikinys, mes eisim į Harinam Sankirtaną. Did you know that? No, No. No. They didn't tell you. no, But you know you're going to be the leader. no, Yes. no. Yes, we already voted. It's been decided. Yeah. Yeah. I'm not a, how to say, vote man. No, absolutely. So there is some validity to peer pressure. You know, it Taigi. is a good thing. Taigi, tai yra geras dalykas, iš tikrųjų tas draugų spaudimas. So going out with others it really makes it very enjoyable. Taigi, ir eiti kartu į gatvę su kitais yra iš tikrųjų džiaugsmingas dalykas. Day before yesterday we went out in Riga. Užvakar mes buvom Rygoje, And I have a complaint. aš turiu skundą. It was too nice. Buvo per daug gerai. Too much nice. Per daug gerai. Books were just flying in all 10 directions. Knygos tiesiog skraidė visą Devotees were dešimtį chanting krypčių. and dancing. Atsidavę šoką, I was dainavo. distributing one book and then somebody was there waiting at the red light, at the stoplight, and he had the window down and he was looking at me and his wife, she already had the purse out, like, come over here, we got some money for you, come. Taigi, aš stovėjau su žmogom, daviau jam knygą, ten jau prie šviesoforo sustojo kita mašina, ten jau nusileido tas langas ir žmona prie vairuotojo, jinai jau rodo man savo piniginę, ateik čia. I felt like Aharada, you know Aharada Mataji? Aharada? Aš jaučiausi No? kaip Aharada Mataji. Jūs nežinot, kas yra Aharada Mataji? Kafkas, you know? Kaukazė. No? You don't know? Ne. Aharada? One of the old timers Vien from tie iš senų laikų. Armenia. Iš When they were Armėnijos. doing books in Moscow, when they made these big publicities on buses and on buildings and billboards everywhere on Bhagavad Gita, Aha. Čia iš tų laikų, kai Maskvoje visur ant kiekvieno stulpo, metro stotyse ir visur kitur būdavo didžiuliai plakatai Bhagavad Gitos. they had in the subway, in the metro, they had a book table. And there's so many people interested that she was just screaming and yelling, everybody get in line. Okay, only 2 books. Hold money in your right hand. Otherwise, I'm going home. I'm not going to give more books, okay? Get in line. 2 books. Money in right hand. Taigi ir šitą matė čia Aharada, jinai stovėjo metro stotelėje su knygų staliuku ir buvo tokia didžiulė minė žmonių, kad jinai turėdavo šaukti, stokit visi į eilę, visi gaus tik tai po 2 knygas, pinigus iš karto būkite paruošę dešiniai rankoje. You don't have to imitate, Ir jums nereikia but imituoti, you can extract the essence. bet jūs galite ištraukti pačią esmę. People are so ripe. They're so open. They're so interested. Žmonės yra tokie prinokę, jie tokie pasiruošę, jie taip susidomėję. But we're busy talking to ourselves, to our own minds, Bet and mes labai užsiėmę, kalbame being su savo insecure proto, jaučiamės about who we are nesaugus, and what kas we mes do. tokie, ką mes turime daryti. people are sick and tired of all the politics and all the polemics and all the polarization. Žmonės jau yra pavargę nuo visos politikos, nuo viso to supriešinimo, polarizavimo. They want substance. Jie nori esmės.
They know what the problems are. They Jie- want solutions. Jie žino, kokios yra problemos, jiems reikia sprendimo. What is your O solution kokie yra jūsų to the sprendimai problems of the world? pasaulio problemams? Okay, let's do a little interactive here. Na gerai, dabar būkime interaktyvus. Tell me in Pasak- one word or less, Pasakykit man vienu žodžiu arba netgi mažiau nei vienu žodžiu. what is your message that you try to communicate to the world? Kokia yra jūsų žinia, kurias bandote perduoti pasauliui? Knowledge. Žinios. Krishna. Krishna. One word or less. Prabhupada. Love. Meilė. You got to yell, otherwise I don't hear you. I can't read minds. Pasakykit garsiai. What's sako, your message? Krishna, Mahamantra. What else? Kas dar? Okay. In French, it's called la raison d'être, the reason to be, to exist, to live. Prancūziškai tai vadinasi You speak priežastis French, right? gyventi. No, you look like you speak French. Atrodo, kad tu kalbėjai prancūziškai. Yeah. So your homework for this week is Taigi jūsų namų darbas šiai savaitėjai write down your 108 reasons užrašykite 108 priežastis. why you want to share the Sankirtan movement. Kodėl jūs norite dalintis Sankirtanos judėjimu? You don't like it, huh? You don't like homework. Jums nepatinka namų darbai. Okay, at least 5. What are your 5 Na burning gerai. reasons? Penkios- What keeps you up at penkios night? tokios What gets you out of bed? Deginančias priežastis, kurios neleidžia jums užmigti naktį. You know, they have a saying, if you have 1 year time, you grow rice. Sako, jeigu turite 1 metus, auginkite If you have ryžius. 10 year time, Jeigu turi 10 metų, you grow coconuts. auginkit kokosus. If you have 100 years Jeigu time, turi 100 metų, you grow people. auginkit žmonės. Prabhupada got up every night at midnight Prabhupada kiekvieną naktį atsikeldavo vidurnaktį and translated 6 pages ir versdavo 6 puslapius. to write 80 volumes to That- give us the textbooks for the next 10,000 years. Tam, kad užrašytų 80 tomų knygų 10 tūkstančių metų į priekį. Prabhupada's vision was 10,000 years. Prabhupados vizija buvo 10 tūkstančių metų. What's your vision? O kokia jūsų vizija? Breakfast, lunch, and dinner? Pusryčiai, pietas, vakarienė? Get through the week, get through the month? Kaip praleisti savaitę, kaip praeis mėnuo? You want to expand Jūs your turite vision? Savo viziją You want to expand išplėsti? your consciousness? Norite išplėsti savo sąmonę? Study Prabhupada's books. Studijuokit Prabhupados knygas. And it's not enough to say, yeah, I have a few of them on my shelf. Ir neužtenka pasakyti, kad jo, aš turiu kelias knygas pas save ant Yeah, lentynos. it looks really cool when you do Zoom classes, right? Like, you see all these books behind me? Taigi, iš tikrųjų labai kietai atrodo, matėt per Zoom susitikimą really smart. už nugaros lentynai tiek daug knygų. If you don't read them, Bet jeigu jūs neskaitot jų, you might as well be illiterate. jisai gali būti ir neraštingi. Prabhupada said, I only have one criticism to my followers. Prabhupadas sakė, iš savo pasikiems turi tik tai vieną kritiką. They don't read my books Jie enough. neskaito mano knygų pakankamai. Do you have an active plan for reading? Ar turite aktyvų planą skaitimui? Did you read anything? Skaitote ką Today, nors, bet ką this week? šiandieną savaitę, šią savaitę. So please, don't cut yourself short. Read Prabhupada's books Prašau, netimkite iš savęs, skaitykit Prabhupados knygas. and feel his compassion. Ir jauskit jo užuojautą. And then try to extend it to others. Tada bandykite paskleisti ją kitiems. You don't have to be a big orator. Nereikia jums didelio oratorium būti. I just ask people, have you seen this before? Aš jau tiesiog klausiu žmonių, ar matėte anksčiau. Majority says no. Didžioji dauguma sako ne. I say, okay, check it out. Aš sakau, patikrinkit tada. You go on Harinam, you ask people, do you know who these people are? They say no. I say, okay, here, this explains it. Take it. Taigi mes išeinam į Harinamą, aš klausiu tai žmogaus, ar tu žinai, kad čia tie dainuojantys, jie sako, ne, nežinau, tada paimk šitą knygą, paaiškins. Empathy is the only language that everybody understands. Tai yra empatija, užuojauta, tai yra vienintelė kalba, kurią žmonės Karuna, supranta. compassion. Tai yra It's užuojauta. one of the 3 main qualities of a devotee. Tai yra 3 pagrindinės atsidavusios savybės. What are the others? Kokios yra kitos? According to Bhaktivinoda Thakur, Pagal Bhaktivinoda Thakurą. humility and forgiveness. Nuolankumas ir atleidumas. You can write that down. Galite užsirašyti. Compassion, Užuojauta, humility, nuolankumas and ir forgiveness. atlaidumas. Other questions? Kiti klausimai? We got 8 minutes. Turime dar 8 minutės. Yes. Can you explain one experience? Hare Krishna. Can you? It's less. Hare Krishna. Prabhu, can you explain? You gotta hold it straight to the mouth. Can you explain some personal experience in Sankirtan that
you feeling that marked your life for continuing to distribute books? Ar galite papasakoti kažkokią patyrimą iš savo gyvenimo, kuris įkvėpė jūs, pažymėjo jūs, išskirtinis momentas, kuris įkvėpė jūs platinti knygas? What was I doing the last hour? O ką aš dariau paskutinę valandą? Just talking to myself? Kalbėjau su savim. Oh, okay. There's a few people here also. I mean, I don't mind you're here. I'm just having a moment with myself here, right? Aš dabar jau čia turiu tokią akimirką su savim. Prabhupada is sharing his heart with us. Prabhupada jisai dalinasi savo širdim su mumis. He's pouring it all out. He's putting in his every best. Tai Prabhupada išliejo visą savo širdį, jisai išliejo visą tai, ką turėjo geriausia. But we're telling Prabhupada, Bet mes sakom Prabhupadai, žinai, we're a little too busy. mes truputį užsiėmę. It's okay, you did this thing, but Na gerai, tu padarai šitą dalyką, I bet think I'm okay. aš galvoju, kad man viskas gerai. There has to be a sense of urgency. Turi būti kažkoks tai svarbos skubumo reikalas, klausimas. There has to be a sense of urgency. You got to have a burden. You got to carry a burden. Tai yra, jūs turite turėti tą svarbos skubumo momentą, jausmą, kad jūs nešate naštą. It's like when I came here, I carried a whole bunch of water, and wherever I went, more people gave me more water bottles, and I felt like I'm the water boy, like I'm just carrying a whole. Taigi, aš kai atvykau šičia, aš turėjau su savim didelę naštą, daug vandens ir kai aš Where to put it? keliavau, Who man can I give it to? vis duoda man tą vandenį, aš jaučiu, kad aš turiu vis didėjančią tokią Lord naštą. Chaitanya said that I have come here with all these fruits of prema, of love of Godhead. Ir viešpačiai ten jisai sako, aš atkeliavau čia su didžiuliu prieimas vaisių našta. But nobody's interested. Bet niekieno nedomina šitie No one's in prieimas the vaisiai. marketplace. Nieko nėra turguje. So he said, I'll give it away for free. Ir tada jisai sako, aš išdalinsiu tai nemokamai. Help me distribute it to others. Padėkite man tai išdalinti kitiems. Please. Prašau. We say, cool down, cool down. Mes sakom, na gerai, nusiramink. Don't get too emotional. Viskas gerai, per daug emocijų. I know people get emotional, on Friday night, after a few beers or when they watch their telenovela, their soap opera. Aš žinau, kad žmonės jie pasidaro tokie emocingi penktadienio vakare, kai jie geria kelias bokalus alaus ar kai jie žiūri savo kažkokią tai muilo operą. Bhakti is about emotion. Bet bhakti yra susijusi su emocijom. It's not a theoretical, it's not an intellectual affair. Tai yra nėra intelektualinis kažkoks tai užsiėmimas. So feel free to let down your guard. Taigi, Put the missiles in the earth, leiskite jūsų tai visai apsaugai nusileisti, visas raketas Put the užkasti po bridge žemę. down. Nuleiskite savo tiltus. And believe it or not, there's some nice devotees and some nice people that you can actually have the 6 kinds of loving exchanges. Taigi, patikėkit, kad aplinkui yra puikių žmonių, puikių atsidavusių, su kuriais galite turėti 6 rūšių meilės mainus. But if we're fear-based or we're profit-based, Bet jeigu mes grindžiame savo veiksmus baimę or arba even naudą, if we're duty-based, arba netgi jeigu grindžiame savo veiksmus pareiga, it's not going to capture Krishna's mind. tai nepatrauks Krišnos proto. I still got 3 more to go, so I don't want to blow it all on the first talk. Otherwise, it thinks, ese chico es loco, Taigi man dar 3 paskaitas, aš nenoriu viską išlieti per pirmą savo paskaitą. When you read Chaitanya Charitamrita, Lord Nityananda, they lost their way. They were walking this way, that way, that way. They didn't know where they were anymore. They were so absorbed. Ir kai skaito Chaitanya In Charitamrita, ecstasy. viešpačiai Chaitanya su savo palydovais jis eina į Sankirtaną ir jie tokie apsvaigę, kad jie pameta savo kelią, jie nežino, kur jie pasuko, nežino, kur jie yra. Tokie ekstazijai. Oh yeah, oh yeah. O mes Yeah. dabar galvojam, 3 minutes more, we're out of here. Po 3 minučių jau galėsime eiti iš čia. Too much ecstasy. Per daug ekstazijos. Too much devotion is the sign of a thief. Tai yra per didelis atsidavimas vagies požymis. Last question or Paskutinis comment? klausimas arba komentaras. So we're going to be here for a few more days. Taigi So mes čia busim dar kelias dienas. feel free to check in. We have other stories and other topics that we like to touch upon. Taigi, būkit laisvi, ateikit čia dalyvaukit, mes turime dar keletą temų, kurias paliesime. My humble request to all of us is that we meditate on how can I find my mission in the vision of Prabhupada. Ir mano nuolankus prašymas yra visiems joms, pamastykite apie tai, kaip mes galime atrasti savo viziją Prabhupados misijoje.
Because seva is key, service is key. Nes seva, tarnystė yra One time I raktas. was in the room with my spiritual master and a few of his god brothers, senior men, all GBCs. They were discussing very heavy topics. Ir kažkartą buvau Romoje su savo dvasiniu mokytoju ir jo dievo broliais GBC, jie aptarinėjo labai tokius sunkius klausimus. And somebody was looking, but because I was doing service, it was okay. Ir kadangi aš atlikau tarnystę, viskas buvo gerai, okei. Service is your key. Tai yra, tarnystė yra jūsų raktas. If you have service, Jeigu turite you're part of the tarnystę, inner circle. jūs esate vidinio rato dalis. You want to get a higher security clearance, you want to get higher rasa, higher experience, Jeigu jūs norite gauti didesnį saugumo leidimus, norite patirti aukštesnę rasą, aukščiau patekti, assist Guru and Gauranga in Tarnaukit. sharing their heart, in sharing their ecstasy with others. tarnaukite gurui ir gaurangai, kai jie dalinasi savo širdim, kai jie dalinasi su kitais. Okay, I got 2 minutes. I'm going to close with this one. Last time I saw Srila Niranjan Swami Maharaj was in Mayapur. Taigi aš paskutinį kartą mačiau Šrilą Niranjaną Swami Majapūrę. Hey, the boys are here. Hare Krishna. And I went and I gave him report about a few of his disciples. Taigi aš jam perdaviau ataskaitą apie kelis jo mokinius, A few things that I did keli for him. kelius dalykus, juos dėl jo padariau. And after about 12 minutes, he looked at me Ir po 12 minučių jis pažvelgė į mane and he said, ir pasakė, is this everything that you came to tell me? ar čia viskas, ką tu atvykai man pasakyti? Is there anything of importance? Ar yra dar kas nors svarbaus? Anything really urgent Ar kas nors tikrai skubaus? for which you came to me? Dėl ko tu pas mane atvykai? And I was like, whoa, Ir aš taip va, the heat is on, you know, Yo, like I'm karš- walking on thin ice here. karštis pakilo, aš einu You know vaikštau when the ant plono sadhu ledo. turns on the heat and you're Žinot, like, kai whoa. Sadhu įjungia karštį, šilumą ir jūs jaučiatės taip. So I just mumbled, I just said, Ir aš sumarimėjau, I aš would like pasakiau, to understand more about Vipralamba Seva, service in separation, and how to enter into that mood of service in ir separation. aš pasakiau, kad iš tikrųjų norėčiau sužinoti daugiau apie Vipralamba Sevą, apie tarnystę su išsiskyrimo jausmu. And for the next 25 minutes, he just poured out his heart Ir kokias 25 minutės jis tiesiog liejo savo širdį man. and spoke about gratitude Jisai kalbėjo apie dėkingumą and spoke about taking shelter of Yeah. our previous acharyas. ir apie tai, kaip gauti ankstesnių ačarių prieglobstį. He shared his dream of Prabhupada with me, Jisai pasidalino visus rautus srove apie Prabhupadą. and he was going on and on. Ir jisai tęsė ir tęsė. And after 25 minutes, he Yeah, but- got very quiet. Ir po 25 minučių jis labai nutilo. And he said, almost in an apologetic tone, Ir jisai atsiprašančių balsų jisai pasakė, thank you for allowing me to share my heart ačiū with tau, you. kad leidai man pasidalinti su tavi mano širdimi. Thank you for allowing me to share my heart with you. Ačiū, kad leidote pasidalinti savo širdimi su jumis. Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Džiai. Gaur Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanandi. I warned them. Aš įspėjau, I told them aš jam pasakiau. one warning in the morning. After that, shooting everything that moves. Okay. Taigi, vienas įspėjimas ryte, o po to įspėjimo šaudysime viską, kas judės. So please meditate. What is my mission? Prašau, medituokite, tai In the kokia yra vision mano of misija Prabhupada. Prabhupados vizijoje. This will actually attract Krishna's Tai attention. iš tikrųjų patrauks Krišnos dėmesį. And we want to attract his intervention. Ir mes norime, kad jis įsikištų. So tomorrow at 10:30, Rytoj 10:30. right here, Čia we're going to talk about how to attract and how to force Krishna to intervene in our lives. kaip patraukti Krišnos dėmesį ir kaip priversti jį įsikišti į mūsų And about the gyvenimą. magic formula. What is the magic Ir formula? kokia yra ta magiška formulė? Would you like to know? Norėtumėt sužinoti? Okay, see you tomorrow. Na gerai, susitiksim rytoj. And stay for the kirtan Ir pasilikit kirtanui. because the kirtan has to go on Nes all the kirtanas time. turi tęstis visą laiką. All glories to Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.